Labą dieną. Čia Feniks TV televizija, jo aš Kazimieras Juraitis. Šiandien pakalbėsim apie Lietuvos istoriją. Gal šita tema ir nebūtų įvykusi mūsų studijoje, jeigu ne masinis istorijos klastojimas. Ten pradedant paminklų griovimais, baigiant kai kurių faktų, kur prisimenam dar mes, kitokios versijos pateikimų, iškraipimų, melavimo atvirų. Tai va, pas mus studijoje šiandien išskirtinis svečias, de facto istorijos mokslų daktaras, kuris vėlgi, kodėl jis? Dėl dviejų priežasčių. Pirma, dėl to, kad, pavyzdžiui, politikai arba istorikai save laikantis tokie, menininkai, mokslininkai save vadinantis, kai šneka apie jį, tai jokio pagrindimo. O jisai blogas, todėl jis turi apskritai, senai reikėjo įsitvarkyti. Ir turėjo išneždinti iš Lietuvos kažkaip tai. Ir intriguoja tas, kad jokių faktų tai nepateikė. O kur jisai ten ar meluoja, ar nusišneka. Todėl mums yra ne tik garbė, bet ir didelis malonumas pristatyti svečią šitoj studijoje. Vat, Valerijų Ivanovą. Labą dieną, Valerijų. Labą dieną, mėly žiūrovai. Man irgi labai malonu su jumis, Kazimierai, susitikti. Jūs labai įdomus žmogus, aš jūs labai gerbiu dėl to, kad jūs domitės ne tik kažkokiais tai šiandieniniais klausimais, bet ir istorija, ir Lietuvos etninė istorija. Ir man labai tas patinka dėl to, kad aš matau žmogų, su kuriuo galiu šnekėti dalykiškai. Tai čia gal aš pasiūsiu dar, užpyksiu gal tenai vidury. Būtinai, pykit, muškit, klausimus nepatogus paduokit. O jūs, kurie visi žiūrės šitą laidą, irgi nesisarmatikit, galit labai ir agresyviai ir su įniršiu, bet argumentuotai, įrodinėjančiai, tai yra moksliniais būdais, o ne taip kaip propagandistais tapusiais tipo istorikais. Jo, žinot, jūs man čia dabar pasakėte to, ką aš niekad nedarau. Matot, aš labai daug metų, jaunimu, kaip jaunas žmogus, pilietis, dirbau užsienio reikalų ministerijos ir diplomatu buvau. Su užsienio dirbau Lenkijoje. O Lenkijoje, žinot, jie labai žmonės mėgsta, kaip sakant, šlachetnost ir taip toliau. Honor. Turi būti visas. Jokių nerodyti ten piktybinių dalykų ir taip toliau. Nepykti ir taip toliau. Čia yra silpnybės, kaip sakant, išraiška, jeigu žmogus pyksta. Bet jeigu mes kalbam apie intro tokį įvadą, tai galbūt bus net tokių demaskavimų, tarkim, arba faktų paneigimo, kurie faktais pastatomi. Matot, aš noriu pasakyti, mes šnekėsim šiandien, bedirbdamas, reiškia, bestudijuojant doktorantūrai, aš rašiau mokslinį darbą, kurį dabar buvo išleidęs ir jin vadinasi de jure de facto. Lietuvos, reiškia, etnopolitinės valstybės formavimas 1919-1941 metai. Bet pirmam, reiškia, įžanginiam, reiškia, įvediniam šitam paragrafui, ar kaip čia skiriui, aš labai atidžiai, kruopščiai pažiūrėjau į Lietuvos istoriją, kurie, reiškia, buvo pristatyti ir mums žinoma, ir radau labai daug tokių dalykų, kuriuos reikia vis dėlto paaiškinti. Kaip čia buvo. Užtat, kad daug mitologizuoto yra dalykų. Gal žinot ką, jeigu jau kaip moksliškai žiūrint, iš esmės teisingai bus pasakyti ar ne, kad dabartinė žvilgsnis ir nuomonė apie Lietuvos istoriją yra suformuota profesoriaus Gudavičiaus ir Bumbliausko. Žinot, labai daug įtaką ir labai didelį turėjo. Užtat, kad mes atsiminam jos laido, televizija žiūrėjo atidžiai jos. Daug buvo tokių dalykų, kurie iš tikrųjų buvo ne paremti kažkokiais tai dokumentais, raštiniais ar archeologiniais, o buvo išimti iš Lenkų, reiškia, istorikų 16-17 amžiaus, kurie kaip galėjo, reiškia, Lietuvos istorija, menkino, žemino, Kęstutis nebuvo krikščionis, visi buvo pagoniai, Gediminas buvo pagonis ir taip toliau, ir taip toliau. Čia yra visiška netiesa. Visiška. Ir aš dabar, tai nors diplomatas, bet sakysiu tokių garsių. Kas dėl Bumblausko, kai pasakoja apie istoriją, tai jo labai malonu klausyti. Atrodo, užsidegusiais energiją duoda. Bet tas faktas, kad jis gavo apdovanojimus iš Lenkų... Tai čia ne mano reikalas. Tegu duoda, žinot, ką gali ir bobutį kokie duoti apdovanojimų, kad jin gražiai žiūri į kažką. Reiškia polonizuota ta vis tik istorija, kryptinga, šališka. Matot, labai daug padirbo Lenkai. Aš vis dėlto esu absolventas, reiškia, ir magistras Varšuvos universitete, baigiau jį.
apsigyniau darbą Lietuvos, Lenkijos visą šitą istoriją pirmą pusmečio mūsų 20 amžiaus. Visi šitie santykiai, Želigovskai, ten visi šitie dalykai. Mes gal pašnekėsime ir apie šitą, bet čia ne šiandien gal. Aš esu pasiryžęs iš savo pusės, jums paaiškinti, jeigu ką bus klausimas. Labai įdomu. Tai ką pasakyti noriu, kad Lenkai labai daug, reiškia, menkino Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, reiškia, vadus, feodalus, kunigaikščius ir norėjo parodyti jų antravertiškumą tokį, kad jis nėra tokie, žinot, šlekė. Lyginant su Lenkais yra čia tokia... karalius pas mus, o čia kažkokį tai atleiskit. Ne tas svoris. Gerai, tai gal pradėkim tada nuo pradžių. Nuo pradžių pradžia buvo labai įdomi. Vis dėlto Lietuva prasideda kaip valstybė, kaip didžioji kunigaikštystė nuo Jaroslavo Išmintingojo. Visų pirma, aš pradėsiu biškį dar anksčiau. Mes turim turėti omeny, kad Europoje iš pradžių centrinėje Europoje iki Reino buvo slavų genties. Pagal Ost, reiškia rytinė jūra, reiškia vokiškai Ost, dabartinį Baltijos jūrą. Ir ta šiaurės jūra, kuri buvo ten iš anos pusės, reiškia, prie Anglijos. Maždaug koks laikotarpis? Čia pradžia, sakysim, 5-6, net anksčiau amžius. Kai pradėjo šitas vokiečių genties didysis šitas Karolingas, pradėjo daryti savo imperiją, reiškia, 8 amžiui. Tai iki šio jis pradėjo jauti į rytus ir čia užėjo už Reiną ir šitie vokiečių gentis atėjo čia, kur dabar Berlynas stovi ir visi. Aš dabar parodysiu jums žemėlapį. Bet dar užtvirtinti, kad žmonėms būtų aišku, bet tuo metu tokios kaip valstybės šitam regione neegzistavo. Ne, buvo gentis, buvo, vadas buvo tas, kuris turėjęs družiną, šitą savo kareivius, jis tvarkė, jį prašė ateik, padėk mums, o čia mūsų šitie puola, šitie puola, a tu būk su mumis, mes tau mokėsim, a tu mus ginsi nuo šitų. Šių laikų samprata savotiška milicija, tik apmokama arba samdoma kažkokia. Jo, jeigu norit, jie buvo ginkluoti, jie turėjo vadą, jie turi savo, kaip sakant, ten įstatymus, kaip veikti tarpusavį, tvarkyti savo reikalus, kaip dalinti tą pinigėlį, ką jie ten gaudavo iš to viso šito savo darbo. Bet čia nebuvo valstybė dar. Čia buvo gentis, jie kvietė ir, sakysim, Mindaugo tą istoriją. Leiskit, aš biškiu į priekį pašoksiu. Iš vis tokio Mindaugo, vienas mitas, kad Mindaugas toks egzistavo. Nebuvo tokio Mindaugo. O tai kas buvo? Buvo Mendolfas, vokiškai. Nėra tokio pavadinimo. Mindaugas atsėlė sulituvinta ir 19 gale, 20 amžiaus pradžioj. Ko galit pagrįsti jau Šimano antakiais? Tai yra kronikos vokiškos, kur yra tas žmogus, vadas, bajorų šitą, kas tai bajorų? Bojaras, tai bojaras iš latino, iš slavų kalbos, jarai, šviečiančias, stiprus, jis jaras, aštrus, jarai, suprantate, bojarai. O šitie bajorai, kurie tapo šlechta Lenkijoje, Jagaila buvo bajorai šitie ir pridžioje Lietuvoje buvo irgi bajorai. Mes žinoma, iš kur tas žodis, jūs mėgstate etimologiją, aš jums trumpai parodžiau, iš kur semantika, iš kur etimologija eina šitą. Bojarai. Aršūs, išskirtiniai tokie, narsūs. Jarai, čia rusiškai suprantu. Tiek to. Tai Mindaugas buvo, ten niekad nebuvo, aš neradau, aš skaičiau tos latiniškai, vokiškai, vokiškai, ne latiniškai rašė. Buvo Mendolf. O Mendolf tai yra vertimas, reiškia, čia nevadino, kaip sakot, senoviniai žmonės, tie ginčių, reiškia, dalyviai, jie nevadina tokius. Jie galėjo pavadinti saulutę, eglutę, ten, dabar mes šnekam mūsų kalbą, kaip jie ten savo, bet nevadina tarabaršiną kažkokį tai. O Mendolf turi labai tikslę etimologiją. Mendolf, čia yra ranka, pjūvis, šitas, kinžal. Tai gan garbingas vardas. Jo. Ir jis buvo, bet iš kur, kaip ką jo, kaip sakant, iš kur jis kilmės ir genties, ir anais čiasais buvo labai svarbu, ne kiek tu turi pinigo, ne kiek tu turi šito,
Iš kur tu kilęs, pagal kas tavo tėvas, gal tavo mano mane taip, čia pažydus tik tai, o Europai pas mus buvo, reiškia, kas tavo tėvas, buvo garbingas, buvo kunigaikštis, turėjo savo družiną ar šitą žmonės savo ir taip toliau. Tai vat Mendolfas buvo toks ir jis, bet jį pakvietė į Novogrudką. Jį pakvietė į Novogrudką, tai Naugardas šio laikiškai. Naugardas, da. Aha. Čia buvo pirmoji sostinė, bet mes dabar prieisime, aš noriu dar grįžti vėl ten iš pradžių. Tai kame reikalas? Reiškia, slavai gyvena Baltijos, reiškia, dabar mes vadinsiu dabar, kaip mes vadinam, Baltijos jūrai, pietiniam pakrašty. Čia visi slavų, čia nebuvo jokių baltų, jokių šitų, buvo tik tai dvi kalbos grupės. Reiškia, buvo indoeuropiečių, reiškia, sanskrito grupė, aš parodysiu. Nu, vat visų pirma, kur vat gyveno slavai. Aš turiu tokį žemėlapį, aš dabar jums parodysiu. Čia kaip tik vat vidutinis Europos, kur Berlynas, kur Vokietija, kur Lenkija, jūs pamatysite čia senovinį pavadinimą ir visi slavų kilmės yra šitie pavadinimai, slaviški. Va, nu paskui, kaip vokiečiai, reiškia, vokiečių gentys pradėjo eiti čia į rytus, jie šitą viską užvaldė, atėjo iki Prūsijos ten ir taip toliau. O kalbos grupė buvo, nu va čia gentis, matot, čia yra gentis, kurias buvo visos slaviškos gentis. Apart ten viršų, jeigu jūs matote ten už tos... Fino-ugrai. Kas? Fino-ugrai. Čia vos visa šita, čia yra slaviškas gentis. Ir Lietuvoje irgi čia kryvičiai, čia lietuviai, čia irgi slavų kilmės, reiškia, gentis gyvena. O dabar aš parodysiu, kokias, reiškia, kalbos grupės egzistuoja. Čia, ką mes matom? Mes matom, kaip ėjo... Dar vat čia aš noriu parodyti, čia kaip ėjo tie prekybos keliai, mes matom 8-11 amžius. Matot, pagal Volgą mes vadinam čia rytuose, o jin tada buvo vadinama iš senųjų laikų upė Ra. Ra tai mes žinom iš Egipto mitologijos, čia yra Saulės, reiškia, dievas. Nu ir čia vat kiti, čia buvo ir tas žinomas kelias iš Variagų į Graikus, šitą per Nevą, per Dnieprą, per Juodąją jūrą į Konstantinopolį, kuri buvo tada Romos imperijos, reiškia, tęsinys senosios, dar jau mūsų laikais. Nu, jin žlugo tik tai 1453 metais, kaip mes žinom, kai turkai. Dabar aš noriu parodyti, kokios, vot čia, pažiūrėkit, čia yra kokios buvo grupės. Vot matom, čia iš kairės čia yra, reiškia, indoeuropiečių kalbas, o kur čia vot tokia dryžiuota teritorija, čia ugorofinų kalbos buvo. Europos. Matot, čia yra mūsų centrinė Europa, tai vot tai tokios tik tai dvi grupės buvo kalbų, indoeuropiečių ir nu, lietuvių kalboje pati reiškia tokia archaiškai išliko tą visą šitą ir dėl to mes daug žodžių turim iš sanskrito likusių lietuvių kalboje. O, sakysim, tokias kalbas kaip lotynų, ten vokiečių, ispanų, prancūzų, anglų ir taip toliau. Čia irgi indoeuropiečių kalbas, bet jie labai iškreipti dėl to, kad čia jau buvo įtaka ir rytų, reiškia, kalbų ir taip toliau ir taip toliau. Vot aš noriu pasakyti, kad taip. Lietuvos kunigaikštystė prasideda nuo ir Jaroslavo, kaip sakiau, išmintingai. Va čia va man jau pirmas toks per galvą netikėtas ir kertasi su mano supratimu. Iš kur dabar tas Jaroslavas dabar atsirado? Iš kur jis čia? Nu, aš noriu pasakyti, kad čia, aš pabandysiu jums parodyti, čia, čia, jeigu norit matyti, čia Lietuvos, reiškia, ne Lietuvos, o Kijevo, reiškia, Kijevo kunigaikštystės žemės yra. Ir matot, jie daeina beveik iki Lietuvos. Vat mes matom Kuršių įlanką čia ir čia vat... Su pelytė parodykit, vat, su pelytė. Su pelytė, prašau, aš parodysiu su pelytė. Tai, palauk. Aš rasiu, kur pas mane pelytė, vat čia, vat šitoje vietoje, palauk. Va čia, Lietuva, va čia, Lietuva. Dabartinė Lietuva.
Va. Ir jis, reiškia, tvarkė šitai, jūs žinot, kad valstybingumas Europoje prasideda nuo krikščionybės. Kada, reiškia, kas tai yra valdovas arba gaspadin. Gaspadin sudija rusiškai. Gaspadin, Ponas teisėjas. žmogus teisėjas. Dėl ko? Dėl to, kad jis jėga tvarkė gentis ir žmonės, kurie jam, reiškia, pakluso ir prašė ginti. Bet jis valdė ne savo, kaip jis sakė, aš taip noriu. O aš noriu, kaip Dievo yra įsakymai. Pagal Dievo, reiškia, paveldą, pagal Dievo dekalogą ir visą kitą Kristaus. Jie krikščioniai. Ir nuo šito prasideda raštinis, pas romėnus buvo tas viskas, bet jie turėjo kitą panteoną. Jie neturėjo vieno Dievo, kaip sakant. Čia žydai tik tai atrado vieną Dievą ir žmogus sutapatina ir leido žmogui bendrauti su Dievu. Prieš tai žmonės turėjo tik tai paklus Dievu, kaip sakant, kaip šitie sėdėjo ten žricai, kaip čia lietuviškai. Žyniai. Jo, ir jie ten dėstė, kaip turi būti, kas bus ir taip. Nebuvo tokio, pas senosius greikus, jeigu mes, sakysim, kokia buvo raštinis atramos dorovės, reiškia, matavimas, tai buvo Iliada ir Odisėja Homero. Čia pagal jos, ten kitų nebuvo tokių knygų. Paskui ten buvo filosofai, kurie bandė šitą viską. Čia apie kitą kartą gal apie filosofiją, kaip šnekėsim, aš paaiškinsiu. Tai mes grįšim prie mūsų, reiškia, Jaroslavo Išmintingaja. Tai šitas žmogus, jis buvo ne pirmas, jau 988 metais buvo krikštyta Rusija, Chersonese, Kryme. Buvo jis krikštytas, buvo krikštyti visi kiti, nors Sofija jau, kaip sakant, prieš jį anksčiau važiavo į Konstantinopolį, gavo krikščionybę ir paskui visą šitą padarė. Ir faktiškai nuo šito prasideda valstybingumas, reiškia, Kijevo didžiųjų kunigaikščių. Va. Tai, kada jie gavo šitą ir pradėjus bendrauti su Konstantinopoliu, su antroju Rim, antrasis Rimas, antroji Roma, jie faktiškai pradėjo semti iš tų Konstantinopolio, tų visų, reiškia, papročių, tų visų dalykų, kurie lėmė valstybingumą, tą pradinį. Ir faktiškai nuo šito ir prasidėjo, reiškia, Kijevo didžiųjų kunigaikščių ta valstybė. O šitas žmogus, kurį aš dabar rodau šitoj, reiškia, ekrane, jis faktiškai pradėjo plėsti, jis gavo šitą sostą, ne iš karto, čia, jūs matot, čia išrašyta visą, kaip jis ėjo prie Kijevo, kunigaikštystės tapo, sėdo ant Kijevo, ten, reiškia, daryti tvarką. Paskui jis pradėjo tęsti savo įtaką visur kitur. Jam reikėjo padaryti ne tik per Volgą tą įėjimą. Jis ten toli buvo ir nelabai pasiekiamas. O reikėjo padaryti išėjimą prie tų genčių, kurie prie Baltijos jūros, Ostzėja, Baltijos jūra dabar. Reikėjo padaryti kažkokį tai prieėjimą prekybinė. Tų prekybinių takų buvo, upės buvo. Per miškus, per laukus nevažiuodavo dėl to, kad buvo labai pavojinga, o antra vertus, su upė daugiau valtį galėjo paimti ir nuvažiuoti per, naudojant būrės, ar taip pagal srovė. Noriu pasakyti, kad jis ir pradėjo šitą reikalą ir jis atėjo pas jį atvykus. Šitą reikalą tai Lietuvos kūrimą. Ne, jis tvarkė kunigaikštystės visų pirma. Dėl Lietuvos kol kas mes neskubėsim. Lietuva dar yra pagoniai, tie gentys įsiskaidė miškuose. Jie sėdė miškuose, jis jas tvarkė, kaip ir iš anos pusės Lenkai. Jiegi Piastai 20 metų anksčiau gavo krikščionybę iš Vatikano. O mes gavom iš, reiškia, mūsų didžioji kunigaikštystė. Kunigaikščiai Kijevo. Jie gavo iš Konstantinopolio, pravoslavų, reiškia, stačiatikių šitą. Bet teisingai būtų pasakyti pagal gyvenimo būdą ir egzistavimo, kad sėdi miškuose ir laukia, kol praplauks kažkoks laivas, kad galėtų jį tenai nutrešti. Taip, tai buvo čia natūralus, kaip paskui feodalai darė. Jie specialiai darė tokias kelias, kad jas būtų, jeigu ir buvo koks keliukas toks per mišką, bet jis toks buvo, vežam maišus ten kažko, tai vienas iškrito iš krūmų, išlenda, sako, neliesk, čia mano žemė guli, viskas,
Što upala, to prapala. Tai čia panašiai kaip vežimas, tai diplomatinė atstovybė, reiškia, kas vežime kaip kokia ambasada, neliečiama. Jo. O jeigu iškrito, reiškia... Jo, все, viskas jau pražai. Čia nuo tų laikų viskas eina. Va, tai noriu pasakyti, kad jis pradėjo, reiškia, tvarkyti, jam reikėjo rūpytis visi slavai. Jie čia turėjo vieną kalbą, jie viens kitą suprasdavo. Lenkai iš anos pusės. Nu, noriu pasakyti, kame reikalas. Vat ko skiriasi, reiškia, Lenkijos ir Lietuvos kunigaikštystės didžiosios pradžia. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pradžia yra Dniepras ir Nemunas, kuris senojo vokiečių kalba buvo Memel vadinamas. Kas? Memel. Memel, užas. Logiškai jo. Užas. Užas? Užas. Siaubas. Siaubas, geras, nežinau. Nu, aš nežinau, aš pažiūrėjau žemėlą, aš ne lingvistas, bet šitam žodinė aš tą radau, vertimą Memel. Memel, užas. Nu, čia apropo. Lietuviškai siaubas. Siaubas, jo. Čia apropo, kaip sakė. Kodėl galėtų būti siaubas? Nežinau. Pavojingas gal. Galbūt, ne, aš neįsiu į šitą sferą. Aišku, gerai. Čia ne mano yra, kaip sakant, samprotavimo sfera. Tai va. Aš noriu pasakyti, kad tos upius, kurie buvo prekybos keliais ir kurie važiuodavo pirkliai, jie mokėdavo ir kunigaikščiui, praleidavo į visą kitą, kas 30 km buvo toks ostelis mažas, kuris galėjo pernakvoti ir toliau važiuoti. Nu, tokia buvo sistema. Ir jis norėjo tos visus vieno kalbą kalbančius, reiškia, žmonės, Jatvegus, Kryvičius ir visus kitus, reiškia, paimti savo globon ir turėti iš to, kad jie mokės jam, jis turės su jie ir jį palaikys dos kareivių ir taip toliau. Ir jis tada nuėjo pas Jatvegus ir jis nuo 1338 metų iki 1044 metų ėjo ten, kur dabar yra Novogrudkas. Ir vot šitą teritoriją, aš jums parodysiu ją. Naugardas lietuviškai. Jo, Naugardas lietuviškai. Vot šitą teritoriją. Vot čia jis pradėjo, pastatė pilį ant kalno. Ten buvo upė, kaip matot. Ir jis šitą pilį Naugardas, Naugardukas, jis čia padarė pirmą atsparos tašką savo, reiškia, atstovui, kuris ten sėdėjo ir tvarkė šitą visą teritoriją, globojo tos vietinius ir taip toliau. Jam mokėjo, kaip sakant, išdą kažkokį tai ir jis tvarkė šitos visus reikalus. Va, ir jis, va šitą teritoriją, kuri pabrėžta yra Ružava, čia mokslo daktaro Jarmalavičiaus, reiškia, ne mūsų Jarmalavičiaus, kito iš Baltarusijos. Jis čia visą šitą savo didžiojim veiklę, reiškia, remiantis šaltiniais, istoriniais šitą visą aprašą, aš iš jį paėmė ir vat, rodau jums šitą žemėlapį. Bet minutėlę, aš nematau ten Kauno vakarė. Ne, Kaunas, tai čia Vilnius, pieto nuo Vilnius, 150 km nuo Vilnių, pieto. Naugardukas. Kauno jūs nematysit, čia atleiskit, čia jau vėliau. Kiti čia, mes daeisim. Tai vat šitą jis, reiškia, pastatė ir faktiškai ėjo toliau ir iki 1044 metų jis ėjo į viršų prie Baltijos jūros, čia tai reiškia kryptin, Baltijos jūros kryptin, ir jis daėjo iki Kauno, kaip jūs tiksliai pasakėt, ir daėjo iki Vilnių, Kauno, Trakus, va šitos visą teritoriją, aš jums pabandysiu parodyti. Palaukit minutėlę, bet Vilnių įkūrė Gediminas. Pagal legendas. Ne, čia ne, nu, atleiskite. O čia vienas iš tų mitų, kurį dabar mes 700 metų, reiškia, nuo to laiško, kai Gediminas pasakė, tarp kitko, Gediminas ar kokia kita vardas jau buvo. Nu, jūs vėl pradedat... Intriguoti. O tai koks tada tas vardas? Nu, yra šaltiniai, kurie vadina Edimantijų. Tai Edmundas, Edimantijų. Edmund. Edmund čia yra žmogus, kuris laikosi vernai prisegiai, kaip čia. Tai priesaikai ištikimas. Pala, bet o kam reikėjo padaryti Gediminų, kas padarė? Nu, čia žmonės, jie girdi kažką tai tokį nesuprantamą žodį. Gediminą. Biškiai arčiau buvo suprantamas, gėda kažkokį tai žinot. Nu gerai, bet aš jau paskelbėjau jūs, kad jūsų įrodymai su dokumentais, bet čia bus žodis prie žodį, o iš kur matosi, kad anksčiau buvo tas Vilnius? Ne, aš paėmiau šitą savoką Edimantijai. Edimantijai čia yra tokia forma įminė, rusiškai sakant, Edmund. Edimantijai. Edmund čia yra tokia... Bet ko tą pagrįsti? Yra...
Zadonščina yra 14 amžiaus, reiškia, šaltiniai, toks veikalas, kur aprašyti šitie įvykiai surišti su Batėjaus, reiškia, ir tatarų mongolų veržimas į šitos teritorijas. Atsiprašau labai. Ir ten šitą Edimantija, seniai Edimantija. Olgert ir... ten jau patvirtinti. Nu, apie tai aš. Nu, čia viskas yra ne mano prisapnuota, aš ne iš tų, kurie... Tai vienu žodžiu, tada kuriant oficialią legendą... Nu, žinot, aš skaičiau Gedimino, reiškia, laiškus latinų kalba. Aš žinau latinų kalbą, išmokiau mane neblogai ir aš žinau. Ir ten parašyta ego Edimantijus Rex Litvanorum, ne lietuvių, Litvanorum parašyta. O ką Litvanorum reiškia? Nu, tai jis galvoja, kad tie žmonė, kurie gyvena Lietuvos teritorijoje, kodėl jin vadinasi Lietuva? Dėl to, kad ten, kur stovėjo tas miestas, šitas Naugardukas, o aš dar kartą parodysiu jums šitą, neplauk, ne ten aš pražiūrėjau. Ten, kur stovėjo šitą Naugarduką pilis, aplink buvo 1, 2, 3, 4, 5, reiškia, toponimai, kurie turėjo savo pavadinime žodį Litva. Ir jie tas ir gavosi. Dabar dėl pačio šito pavadinimo Litva. Nu, žinot, yra visokių sampratavimų. Aš radau tokį sampratavimą, gal, aš jums čia parodžiau, čia yra Čikagos, reiškia, lietuvių parašyta 53 metais, aš neklysiu 4, reiškia toks darbas, kuris irgi bando išaiškinti etimologiją šitą žodžią. Aš noriu pasakyti iš karto, nėra dėl tiksliai, tokia kaip, sakyti, dėl Kauno aš radau ir aš žinau, kas reiškia žodis Kaunas. O dėl Litva aš neradau kol kas, nežinau, gal kas kits, tegu ieška, ras. Кто ищет, тот всегда найдет, kaip sakant. Tai toks buvo Laskau, toks buvo, reiškia, baltarusų rašytojas, lingvistas. Jis tiesiai šviesiai pasakė, kad dėl Litva aš negaliu pasakyti, bet galbūt surišta su to, kad Lit, Litva, užtat, kad upės yra, ežera yra Lit, Lit, kaip vanduo, lėsi vanduo. Vanduo, va. Noriu pasakyti vieną dalyką, kad jūs žinotumėt. Senieji pavadinimai tų miestų, kurie mes žinom, Grodna, Vilna, Kovna, jūs nepastebėt vieną dalyką, kuris, reiškia, jos visus, kaip sakant, jungia ir, kaip sakant, suvienodina. Galūnė na. Pabaigos. Na. O visi šitie na į va, reiškia, kad miestas stovi ant vandens, ant upės. Trakai ne upės stovi, trakai stovi Troki. Stovi ežere. O tai Kovnas sakė Kauno... Kavna. O ką reiškia Kaunas tada sakė? Jeigu norit, prašau. Radau, reiškia, latinišką, aš radau ją visų pirma vokiškų, reiškia, latiniškų, reiškia, metraščiuose, chronikai. Ir ten yra Kauva, miestas Kauva, Kauna. Kauva. Taip. Ir paskui šitie šalia, jie panašiai kaip ir dabar skamba. Ir ką reiškia? Ar reiškia pilis? Pilis. Paprasčiausiai. Pažiūrėkit latino kalbos žodyną, jūs rasit Kauva pilis. Apsuptas, reiškia, šitiem Čestakolai ten kažkokie. Basleis visokie. Jo, šitas tokia vietovė, kur gina tą... Fortifikacinis įrenginys. Jo, bet man vis aš ieškau tų lietuvių, kaip iš šiandienos. Tai kur tie lietuviai? Negi jų nebuvo. Ne, lietuviai buvo. Ne lietuviai buvo, litvuanai, lietuvninkai buvo. O lietuviai tapo tik tai 19 amžiaus gale. Mes prieisim prie šitą, jeigu jūs norite. Tai gerai, tai vėl grįžkim tada prie Jaroslavo. Tai pagal jūsų šaltinius atkapstytus... Ne mūsų, pagal šaltinius, kuriuo aš šitą dėstau. Jaroslavas priartėjo valstybindamas šitą Jis jungia, plečiantis savo šitą įtaką ir darant savo galingesnį savo valstybę, turi daugiau turto, daugiau, reiškia, šito. Visų pirma, šitie slavai visi buvo ne kaip žydai, kurie avinus ganė. Žydai tai yra jų pradžia yra avigoniai. O slavai visi buvo žemdirbiai.
Sėdėjo ant žemės ir augino, reiškia, iš Jo, žemės. bet jeigu ta versija teisinga, kad nuo Jaroslavo Mūdro, tai yra išmintingojo, tai tada turėtų būti herbuose kažkur tai giminystė vis tiek. Teisingai, jūs, bravo, jūs gerai, aš jums parodysiu, iš kur eina tas Lietuvos, taip sakant, Gediminas Ir stulpai. tarp kitko, tada kai versijos dvi buvo Ermitažo muziejui, tai ten rodo genealoginį medį nuo Palemono, nuo graikų. Ten, Ne, čia visa mitologija. Čia Lenkai tvarkiai bandė. Nu, žinot, 16, 15, 16 amžiuje buvo labai madinga, kad kažkoks tai jaunas žmogus, nu, šlechticas ar bajoras, kad jis būtų toks svaresnis ir taip toliau visuomenė. Parodyti, kad jis yra iš Romos, reiškia, senatoriaus ar kokio tai kareivio, ar dar vada kokio tai tolimo, reiškia. Nu gerai, o mes įrodykim tada per herbus. Pagal herbus labai paprastai, aš jums parodysiu. Ot Gediminas stulpai, jūs puikiai žinot šitą reikalą. Dabar aš jums parodysiu šitą monetą Jaroslavui Ištvermingai. Pamatysit, čia mano raudona apžymėta herbas. Čia yra Lietuvoj. Tai ir Ukrainos dabargi trizukas. Nu tai jo, jiegi savo pasiėmė iš tą patį gerbą, bet faktiškai didžiosios Lietuvos kunigaikštystės, kurį valdė, reiškia, tie ponės ar Riurikevičiai, kur čia ne joje Jaroslavui Ištvermingai, o čia Riurikų gerbas yra. Riurikai. Šitą, tie, kurie buvo pakviesti į Kijevą, reiškia, tvarkyti visą. Nu, pagal lietopis Bremenih liet, pagal metraščius jo metraščiai. Ten parašyti ir ten lietuvių. Tarp kitkai yra sąrašas visų slavų kalbų, genčių, kurie, reiškia, jis matė šitas Nestoras, reiškia. Jis ten Litva yra pažymėta kaip gentis, bet baltų genties ten nėra, atsiprašau. Nu tai baltai atsirado 19 amžiuje kažkokia ten, kaip toks reiškinys. Henrikas Nesilmanas, Königsbergo profesorius, parašė, kad yra baltai atskira, reiškia, tokia gentis ir jie atskirai nuo visų kitų. Laukit, bet tai grįžtant dar užtvirtinti prie Gedimino. Tai Gediminas reiškia ne iš niekur, o tiesioginės sąsajos giminystės ryšiais. Gediminas, nu, pradėsim, einam ten prie Jaroslavo Ištvermingo. Tai buvo tas gerbas, mes pasakėm, iš Riurikevičio gerbas. Jis tapo ir Gedimino, ir Olgirdo, ir šitų visų, tik tai paskui keitė šitas Vytautas, kai norėjo gauti, reiškia, karūną, čia ir perėjo katalikybę iš pravoslavų, reiškia, tikėjimo, persikryžtė ir norėjo gauti, reiškia, karūną, bet herbai neatsiranda šiaip savo iš nieko. Čia negali būti jokių tokių. Jeigu aš būčiau pavogęs jūsų šlechtos, reiškia, kaip, reiškia, tai atleiskit, jūs man galit galo iš karto ir nieks jums nepadėtų. Kitaip tariant, buvo, kaip šiandien falsifikuojama istorija, tam tikrų metų irgi buvo herbai tie patys. Žmonės buvo, nes skaityti nemokėjo. Visą, ką jie žinojo iš katedros, iš žmogaus, kuris stovėjo ant šitos kunigo, kuris jiems šnekėjo, kaip viskas aiškino. Nu, kartais ateidavo šitie, kurie skelbė kunigaikščių savo įsakymus ir toliau prie Turgaus aikštėje. Nu, čia jau tokie dalykai. Bet noriu pasakyti, kad grįžtam prie vėl, jis daėjo tada plėčiant savo šitą, jis padarė šitą atsparos tašką Naugarduką ir ėjo viršun. Ir jis daėjo iki Nemuno, iki Nevėžės ir Šventosios. Ir pažymėjo tą savo, reiškia, savo įsiveržimą į tą, dabar aš jums parodysiu šitą tašką paskutinį, šalia Švenčionių stovi labai įdomus toks dalykas. Stovi Airenskį kaminį vadinasi, Airenos akmuo. Tame man prašė vienas draugas, sako, Valera, tu ten šiek tiek geriau žinai tų visų dalykų, išaiškink Ameriką. Aš nežinojau apie jį, bet kai pradėjau studijuoti ir pradėjau nagrinėti, aš atsakiau šitą klasą, kas čia yra. Ir dabar visiems žinoma yra. Čia yra pirmųjų šitų popų, ar kaip jie vadinasi, iš Graikijos, čia, kurie ėjo su Jaroslavu Ištvermingu, kad šitas pagonis reiškia krikštyti, čia yra altorius. Nebuvo dar bažnyčios. Čia yra kryžius Bizancijos iškaltas ant vienos pusės, kitoj pusėje yra alfa ir omega graikiški šitie
žodžiai alfa ir omega čia yra bažnyčios simbolis, aš puikiai žinau šitą iš lotynų kalbos, mus labai gerai mokino, kaip čia atrodo visi šitie religiniai dalykai Varšuvos universitete. Ir avinėlio šitas, reiškia, simbolis. Tai vadinasi tas visas... Ir čia šalia yra, aš paskui pažiūrėjau, ten turi būti šalia, turi būti ežeris ar upelė. Taip, pažiūrėjau, kas yra. Tai kas čia buvo? Čia baptisterijum buvo, čia krikščiojo šitos pirmos, reiškia, tos vietinius pagonis, kad jie priimtų šitą tikimį ir jau būtų su jais kaip su... Tai čia 11 amžius. Dievo žmonėmis šnekėta, kaip su žmonėmis, seniau. Barbarais kokie. Tarp kitko, žinot, kodėl barbarais vadina barbarais? Nežinau. Barzdoti buvo, lotynai buvo ne barzdoti. Skusdavos. Barzda. Taip, pala, tai čia bet 11 amžius, čia Jaroslavas Išmintingas. Čia 11 amžius, jis atėjo ir visus daėjo iki Nevėžio ir Šventosios. Jis dabar taip vadinasi. Tai man labai logiškai tada ir atrodo, kad klastojant istoriją reikia nutilėti, kad buvo iš Bizantijos, ėjo pirmieji krikštytojai. Jo, dar nebuvo rusų pravoslavos cerkvės, buvo iš Bizantijos, viską Bizantijos, rusų, reiškia, kunigaikščių, reiškia, išnaudojant, kaip instrumentą panaudojant, plėtė irgi savo, jie buvo jai, tai šitai bažnyčiai, graikų bažnyčiai, Konstantinopolio, Šventosios Sofijos bažnyčiai, reiškia, paklausni, patriarchas ten sėdėjo ir jie tvarkė šitą, čia vedė šitus, pravoslavų tikėjimą, čia vedė iki... Kodėl upė vadinasi Nevėžis? Jūs nepagalvojat? Etimologija. Ne, nepagalvoju. Už jie gyveno Nivernėje. Už juos prie upės. Netikėliai. Netikintieji. Nevernai, Nevėžis. Nevėžis. A kodėl vadina šventojo, svetąją? Kaip jūs galvojat, kur pagoniai gyvena? Todėl, kad čia iki daėjai, kur jos krikščiojo šitas žmonės iš Graikijos, reiškia, šventieji žmonės, kurie atėjo tvarkyti šitas. O turime mes dar 14 amžiaus tokią šventąją Kiprijano, reiškia, liudijimą, tokį metraštį, kuris aprašinėja pravoslavų cerkvės ir pravoslavų miestus, reiškia, dabar Kaune, ten šitą, Kauną, Vilną, Novogrūdą, pravoslavų cerkvės, ten apie katalikišką cerkvę, kas bažnyčios nebuvo nei kalbos. Bet čia gali būti ir falsifikatas, užgrobė senas ir pavadino... Nebuvo falsifikatas. Dėl to, kad, matot, iš tikrųjų pradžia Lietuvoje buvo pravoslaviška ir buvo slaviška. Kaip patinka, jums nepatinka. Tegu man randa kur nors šaltinį, kad, sakysim, ėjo vienas iš vakarų, Bonifacakas, jiem galvutį nukirto ir nepriėmė. Žinom šitą istoriją, net vienas Lietuvos, reiškia, tyrinėtojas rado kažkokį tai gabalą, kažkokį tai manuskripto, kur Litva yra parašyta, Lietuva ar Litvašnė. Bet ieško šito gabalų ir niekas neranda, ar čia tikras, čia aš neįsiu šitą. Jeigu parodys šitą originalą, aš tada galiu sakyti, taip buvo toks. Aš sakau apie tą, ką aš žinau, kuris yra užfiksuotas ir dokumentaliai, reiškia, patvirtintas. Tai jis daėjo iki čia ir paskui, reiškia, iš Naugarduko persikėlė į Trakus, o Trokį tai trakt, darogą, trakt, per mišką, kuris eina. Taip, trakt. Trakt. Išėjo iš, reiškia, vakarų, biškiai pietvakarus, reiškia, iš Vilnių. O Vilniuje, reiškia, kunigaikščiai pirmieji buvo Davydas ir Mafkoldis, 1129 metai. Iš Polocko Brečeslavo. Pakartokit dar, pirmą kartą girdžiu tokius, kas tokie? 1129 Brečeslavo iš Polocko vaikai, kunigaikščių, Riurikių kilmės, buvo pakviesti, jis pasodino į Kryvių miestas, jis vadinasi Kryvoj gorod, Kryvių miestas, parodysiu tai visą šitą reikalą. Jie buvo pakviesti, reiškia, pasipšau ne tą pusę, jie buvo pakviesti, reiškia, čia yra schema pirmojo, reiškia, Kryvų miesto, kuris buvo čia, dar matom, čia, galiu parodyti šitoje vietoje, čia, ką mes dabar turim, šitą, ir viršui ten, kur dabar Vilniuje yra šitas parkas ant kalno, kur ten mitingai vyko ten buvo irgi tie. Čia buvo Kryvičių miestas, ar vadinamas Kryvoj gorod, Kryvių miestas. Jūs žinot puikiai, kad Latvija iki šiol rusus vadino Kryviais. Latvių kalba rusas tai yra Kryvis. Kryvičiai. Kryvis. Tai čia buvo Kryvių miestas.
Vilnių, kada jis tapo, aš negaliu jums pasakyti, yra šaltiniai, kuris pirmą kartą. Bet čia nuo Vileikos, nuo upės, kuri čia vingiuoja. O kaip išversti lietuvių kalbą vingiuotą reiškia dalyką? Nerėti, vingiuoti. Tai mes turim dabar nerį. O iki, iš Baltarusijos pusės iki Lietuvos sienos mes turim Vilę, o jau nuo sienos su Lietuvos Respublika mes turim nerį. Ta pati upė, tik kitaip pavadinti. Vilnelė. O Vilnelė čia iš vis nesuprantu. Čia senoji, kad jis tokį mažytė. Mažą vingiuojantį šitą. Čia Vilnelė. Bet jinai strateginės reikšmės. Nu, čia matosi dar nuo Vilnelės eina toks apsuka, reiškia, tą kalną, reiškia, pilies kalną, matot, čia yra tvirtovės toks, kaip sakant, atributas, toks urvas toks su vandeniu. Nu, čia matosi. Bet čia 14 amžius, o mes 300 metų nuo 11 amžiaus. Nu, tai pirmas, sakau, viršui, matot, ten, tam toj schemai viršui tas, ant kalno stovintis. Va čia jis buvo tas miestas. Paskui pradėjo, kai atėjo čia Gediminas atėjo, jis pradėjo šitą tvarkyti ir padarė šitą pilį, Gedimino pilį, kurį mes turim dabar. Tarp kitko, jis neišliko, čia ką mes dabar matom, čia Lenkų 20-30 metų pastatyta šitą. Prieš tai jūs pamatysit dar caro laikų šitą nufotografuotą, tai visai kitaip atrodė. Tai vadinasi, Gedimino visa ta istorija yra pilnai falsifikuota. Nu, Gediminas buvo visų pirma krikščionis, jis buvo krikštytas. Jau krikščionis. Mendolfas gavo, kai jį pastatė, reiškia, pakvietė į Naugarduką 1223 metais. Aš neklikatu taip. Jis priėmė pravoslavų krikščionį, praslavų. Ir jis paskui, kai jam vokiečiai saktų, davai prie mūsų, paimk, reiškia, katalikybę ir būsi, jis pametė šitą, pradėjo su jais, bet buvo toks, kaip sakant, be atsparos taškų, kad paskui jis ir ten norėjo ant dvi kėdžių sėdėti ir jam padarė negražiai 63 metais. Ir užmušė. O jis norėjo būti karaliu. Dabar va, ta mitologija Gudavičius išpūsta, kad jis buvo Mindaugas karaliumi. Nu, aš noriu pasakyti, kad aš neradau ne vieno šaltinio. Nei Vatikane. Jeigu būtų tokie šaltiniai, jau senai būtų parodyti, iš vis kas tai yra karalius. Čia yra popidžiaus, duota per bulą oficialų dokumentą, tam tikros, reiškia, pareigos, veikti Dievo valiai, kurie žino tik tai popidžius, atliktos veikalus, kad bažnyčios, reiškia, autoritetas būtų didžiulis, kad žmonės būtų klausytų, kad būtų tvarka ir ordnung, kaip vokiečiai sako. Vot kam reikėjo šito viso reikalo. Dabar jūs galite sakyti? Ta kunigaikštė, kuris buvo kunigaikščių, didžiųjų ar nedidžiųjų, mažųjų, ar margrafų, ar grafų, kad jis taptų karalių, reikėtų nusipelnyti, reiškia, Vatikanui. Žiūrėkit, bet Ir Vatikanas, jeigu matė, kad čia yra gabalas geras, kad jis gaus labai gerų pelnų nuo šito žmonių į tos vietos, nuo to kunigaikščio, jis jam atvežė ten porą bačkų šitų aukso, tai kodėl neduoti jam karo? Bet man liko klausimas visą laiką tyrinėjant šitą istoriją, ar nebus tas laikas, kai kuriam popiežiui, jie vienu metu net 7 buvo. Buvo. Pseudo antipopiežiai, Avinjonė sėdėjo. O pas kurį kreipėsi tada popiežiai? Teisingai, jie tvarkė šitą. Nu, aš noriu pasakyti, čia yra kaip tik 12-13 amžius, kai visas šitas eina painiava dėl popiežių. Nu, čia aš jums pasakyti, čia buvo kaip tik tų vietinių grafų, margrafų ir šitų feodalų sustiprėjimas. Jie, kaip sakant, norėjo kiekvienas turėti. Dar nebuvo to supratimo, kad vis dėlto turi remtis kažkokiu tai, nu kaip pasakyti, dieviškų įstatymų, kad tvarkyti žmonės žemėje šitoj. Ir va, tas buvo. Aš nelįsiu šitą istoriją, aš ją specialiai nenagrinėjau, puikiai žinau šitą visą reikalą. Bet jūs nežinot, pas kurį popiežių kreipėsi? Jis iš vis nežinoma ir kreipėsi. Tai vėlgi gali būti legendos, kad ten važiavo Karūna, paskui jie ten... Čia Vytauto. Čia Vytauto žinoma yra istorija, kad jis tiksliai pasiuntė ten siuntinius, aukselę pasiuntė, visą kitą. Ir laukė, ir jam liktai ėjo, bet Lenkai neleido. Čia jis pyra jau Vilnius svečius surinko, visą kitą, išgerė vieną tokį daiktą ir nukeliavo kitur. O Mindaugo iš vis tik legendos? Dėl Mindaugo nieko nėra. Nu, aš noriu pasakyti kitą. Kodėl mes, Gudavičius vadino jį karaliumi? Užtat, kad visi jie savo laiku, rašant savo, reiškia, raštus,
tarptautinius Reks. rašė Reks. O Reks tai yra karalius. Jie kažkaip tai norėjo padidinti savo socialinę vertę. O šitie duksas tai šitas vadas, šitas kunigaikštis. Nu, gerai, plepsui. O prieš kitus tai karalis tai yra karalis, a duks tai yra duks, toks kaip ir aš, kad čia šakuojasi prieš mane. Ir taip toliau. Tai vot šitą reikalą. Gediminas irgi rašė, aš skaičiau, ego rex edimantijus, reiškia šitą Litfanorum, rex Litfanorum ir taip toliau, ir taip toliau. Pažiūrėkite tą laiką 1323 metų. Ten viskas yra latiniškai parašyta, aš skaičiau latiniškai puikiai suprantu. Jis pakvietė tada ir žydus. O žydai ėjo čia su Hanza. Ką papla, bet anksčiau nebuvo žydų čia? Ne, nebuvo. Ne, nu yra tokias žemėlapis, kur rodo, kaip žydai, reiškia, ėjo čia. Bet čia, žinot ką, jie pradėjo čia eiti, į Lietuvą ėjo žydai iš Bavarijos. Mūsų žydai turi šitą idiš kalbą, kuria yra bavariško dialekto vokiečių kalba. Mes apie žydus specialiai dar laidą padarysime. Ne, aš padarysiu, pasakau. Bet kodėl būtent žydus reikėjo kviesti, o ne... O žydai tvarkė visą prekybą. Pinigų užsriauta. Jie nuo senųjų laikų, jie vieninteliai, kurie duoti į reiškia, pinigą, kad augtų. Už palūkanas. Palūkanas krikščionis neleisdavo šitą daryti. Tai čia kelintas? Nors darydavo, bet čia buvo greka. Vytautas jau konkrečiai pasikvietė, taip? Kas? Vytautas pasikvietė, ar kas žydus? Ne, Gediminas. Ai, Gediminas. 14 amžiuje. 14 amžiuje. Atsiranda Lietuvoje žydai. Pradžioje, jo. Jie čia pradėjo eiti su Ganza. Bet čia jo, va taip. A Ganza čia yra vokiečių, Bremas ir Liubekos vokiečių ir žydų, reiškia, prekybos kontora, kuri tvarkė prekybą su, ėjo pagal pietinį Baltijos, reiškia, krantą į rytus, iki Revelio ir tvarkė, čia statė savo farpostus. Ir noriu pasakyti, čia labai reikšmingas dalykas dėl tų žmonių, kurie liko nuo pusėje Nevėžio ir Šventosios. Tai čia nebuvo taip, kad ateikit žydai. Čia Hanza prekybininkus pasikvietė, kurie dominavo žydai. Jo. Jie tvarkė šitą, nu, žydai iš vis prekybą visą ir Konstantinopolio, paskui Venecijoje, sužlugdusius, šitą paskui Niderlandus ir Angliją. Nu, o Hanza buvo reikalinga, kad iš to gyventi, pošlinu. A žydai darė savo biznį, darė ir gavo mokesčius mokėjo. Mokesčius ir mokėdavo savo egzistavimą vakarų Europoje. Jie ateidavo pas kokį miestą, reiškia, ratušį, sako, duokit mums tą vietą, tą rajoną, mes mokėsim jums, kiek jums reikia, mes duosim jums paskolų, nu, aišku, prapirsim, mes siūsim jums batus, visą kitą. Atsiprašau, tai jie buvo ir bankininkų protėviai tokie pirmieji kaip bankininkai. Tai čia buvo pirmieji bankiniai iš rytų, eina šitą visą piniginę sistemą. Dar, atsiprašau, čia yra, kaip sakant, nu, kaip čia pasakyti, čia pradžia visą šitą misiją, kurį mes dabar turime. Finansinių dalykų to. Va, tai noriu pasakyti, jie ateita, bet aš noriu pasakyti dėl Ganzos. Šitie miestai, kurie mes turim dabar Lietuvoje, nu, Memelis, dabar Klaipėda vadinasi. Čia yra Ganzos miestas, Kavna, Ganzos miestas, Vilna irgi Ganzos miestas. Lietuviai negyvena šitie lietuvininkai, lietuanai, kaip sako. Čia, matot, reikia atskirti. Kaip anais čiasiais žmogų vertino, kaip pagal jį, kas jis toks. Visų pirma, žiūrėjo, kokią kalbą išneka. Slavų ar neslavų. Lenkai slavų kalbą šnekėjo ir visi didžiosios kunigaikščiai slavų kalbą šnekėjo. O tie lietuviai šitie irgi slavų. Dabar taip, žiūrėjot, antras dalykas. Kokia bažnyčia eini? Į pravoslavų ar katalikų? Kas tau? Pop, a kunigas yra autoritetas? Jau buvo skirtumas. Trečias dalykas. Kaip tu rengies? Kokie tavo papročiai? Kaip tu dainuoji? Kokie pas tave, kaip sakant, rūbai ir visą kitą. Nors dėl rūbų nelabai ten buvo. Anais čiasiais dėl to, kad žmonės buvo labai bedni ir, žinot, kažkokius tai išposus ten daryti. Bet jie papročius tam tikrus pagoniškus net savo tikėjime, jau krikščionybė, jie tvarkėsi pagal savo senosius papročius. Kurie buvo ir yra, Joninės, tarp kitko, čia yra grinai pagoniški. Velykos lygiai. Velykos. Nu, čia iš senųjų laikų, čia su krikščionybė paėmė, šitas savo, sėmė savo šitą visas apeigos.
bet jie iš tikrųjų turi labai seną 1000 metų ir taip toliau. Dabar einam toliau. Ir kai, reiškia, čia Gediminas jau atėjo į Vilnių, jis pirmas bažnyčias čia buvo pravoslavė. Nu, pravoslavė, niekad. Pirma katalikiška bažnyčia, kaip aš manau, kai yra Mykolo, kuris stovi senamiestį už čia, vat, kaip čia pasakyti jums, senamiestį, nu, kaip čia pasakyti, čia ne ta, kuris stovi didžiojoje, čia pravoslavų. A čia biški į šitą į vidų, ten krikštėjausi. Ten, kur stovi Krištopo, reiškia šitą. Aš ten krikštėjausi, tokia apvalių formų. Ne, čia gotinė yra, gotiška. O sakysim, bažnyčios pravoslavų buvo Georgijaus, reiškia, Kaune, kuris stovi šalia pilies, o tenoj pusėje čia yra pravoslavų pirma. Paskui ten netoli, reiškia, Kauno pirmin prie jūros, ten stovi Zapiškių bažnyčia, buvo pravoslavų pradžioje. Jie buvo gotiški, jie neturėjo tokie vizantišką tokį išvaizdą, kaip sakysim, šitas bazilikos, kurie stovi dabar, mes cerkvės matom. Ne, jie buvo gotiški, čia viskas normaliai. Va, tai šitas šventasis šitas Kiprianas, jis aprašė tos bažnyčios ir jie buvo visi, 14 amžiuje buvo visi pravoslavų. Jis tiksliai sakė, kad čia slavai, čia pravoslavų tikimybė, jis kaip tik ir rašė, tam jis norėjo būti metropolitu ir jis visą šitą aprašė, kad parodytų, ką jis galėtų valdyti ir jis valdė šitą visą reikalą, kad jam buvo taip reikalinga. O anoj pusėje Nevėžio, prie jūros ir už šventos, ten tvarkė jau Hanza. Labai didžiai. Ir Kauno čia patvarkė, ir Vilnių čia. Tai Livonijos tas visas ordinas Hanzos grinai buvo. Kas? Livonijos ordinas. Čia, ne, matot, čia yra dvi kryptys. Viena kryptis yra krikščioniška, kurie ėjo iš katalikų, teutonų, šitų kryžiuočių ir, reiškia, Livonijos šitas kryžiuočių. Čia, nu, jie norėjo paimti šitą Jaroslavą, šitą Nevskį norėjo paimti šitą, jis jam davė mūšį 1941 metais, pralaimėjo ant ledo šito Oneškojo ozero, nu, filmas žinomas yra. Tai vat ten viskas pasibaigė ta ekspansija, bet jie vis tiek čia daėjo ir šitie miestai, kaip sakysim, šitas Štetinas, Danskas, Königsbergas, Memelis, Ryga, Revelis, Stalinis, čia yra Hanzos miestai, kurie buvo atsparos taškai ir pagal upės, jie kontroliavo upių, reiškia, išėjimą į Baltijos jūrą, stovėjo Dvinos, Nemuno, Memelio, šitą Vyslos, reiškia, tvarkė išėjimą, Odero, reiškia, Štetinas ir šitą Italiją. Tai gal galima būtų teikti, kad Livonijos ordinas kaip šiųmetinis NATO, pavyzdžiui, va, tiesiog karinė jėga, kuri palaikė Hanzą. Jūs puikiai paralelį padarėte, puikiai paralelį. Aš manau, kad čia yra labai daug, reiškia, tų paralelių galima sakyti. Aišku, kitam sudėti, kitam, kaip sakant, supratime, bet esmė, karinė esmė, ginti šitą prekybą, kuri tada vystėsi į rytus. Saugumą užtikrinti, kitaip tariant. Teisingai, tas buvo visada. Nuo Romos laikų, nuo šitų laikų, čia visada tas buvo. Čia, nu, barbarai gyvena, žinot, įstatymų nežino, žmonės tamsinė, moka valgyti nori, nu, vainam, paimsim, važiuoja toks ponas, nu, mes. Viskas ok, nieks nėra. Aišku. Nu gerai, tai tada jau įsiaiškinom, reiškia, kad čia Hansa. Kaip buvo, kada atsirado 14 amžiui? Čia 12 amžius Hansa atsirado, nu, visų pirma, čia buvo net popiežiau, reiškia, kai Tiftonai atėjo čia, kryžiuočiai atėjo. Čia irgi popiežius, nesiminu dabar jų, bet jis liepė pirmin į rytus, neškit kryžių. Čia barbarai. Ir vot su to kryžiu, su tais krikščioniai ir lenkai, ir irgi nešė čia, tai lietuviai, tai yra barbarai. Čia yra hamai, jie sėdi ten savo trobose, kažkur tai žemė į šitas... Tai vat palaukit, tai dabar vėl įdomu. Lietuviai vat iš šių dienų pozicijų, va, kurie kalba. Nu, aš nekalbu apie lietuvius sąlyginai, užtat, kad jie buvo žmonės, kurie nesuprato, kad jie savo, kad tauta, aš jums pasakysiu, mes eisim iki pirmojo pasaulinio karo, o prieš tai atsirado gale 19 amžiaus savo, kad tauta. Va, tai tada įdomu, iš kur atsirado dviejų tautų respublika, kai nebuvo tautos iš viso. Matot, dėl tautos, ne, čia dabartinis terminas dviejų tautų. Abiejų tautų netgi. Ne, papolskų, čia papolskų.
Žeč Pospolita obojų narodų. Aš tai puikiai žinau lenkų kalbą. Žeč Pospolita obojų narodų. A kas tai yra žodžis Žeč Pospolita? Jums išvers etimologiją? Žeč iš lotynų kalbos res. Res tai yra daiktas. Pospolita. Pospulstvo. Pospulstvo tai liūd. Narod. Народ, liaudis. Вот kalbom aš jums verčiu. Po, первas šitas, trys raidės. Pospulstvo. Rzecz pospólstwa. Polskie po. Rzecz po. Pospólstwa. Po. Polski i Lita. Lietuvių. Reiškia, Litvinų. Litvinų ir Lenkų. Čia yra iš lietuvių kalbos, daiktas. jeigu mes išversim lietuvių kalbą, čia yra Lenkų ir lietuvių, reiškia, liaudės daiktas. Čia daslovnai перевод. Žeč Pospulstvo Polskiai ir Litvai. Aha, tai dviejų tautų respublika, tai yra nesąmonė. Ne tautų, o liaudės. Liaudės ir tauta yra visai skirtingos savokos. Nes liaudės tai visi, kurie gyveno šitoje teritorijoje. Vat Lietuvoje gyvena liaudės, kuris susideda iš visokių tautų. Lietuvių, rusų, lenkų, žydų, ukrainiečių, baltarusų. Mes su jumis esam liaudės iš tikrųjų. Mes esam visus mūsų liaudės. Visi. Visi. Ir čigonai. Bet mes ne viena gentis. Jūs vienos genties, sakysim, jūsų pradininkai buvo lietuvių, kaip šnekėjo lietuviškai ir visą etimologiją, kultūrą, visą. Mano buvo rusiški, nu ką padarysi, pravoslavai ir visą kitą. Slavianai, gal bendrai. Slavianai. A visi mes esam tarp kitko ir slavai. Taip. Gerai, tai tada, užbaigim tada dar šitą temą, tautos tada kada atsirado, tauta savo. Tauta atsirado, aš jums parodysiu šitą veikėjį, portretą jojo. Nu, vat aš noriu dar vieną dalyką jums parodyti prieš tai. Vat pažiūrėkit šitą kryžiuką. Atsimint, aš pasakiau, kad Gediminas buvo jau neapgalėjo būti, reiškia, pagonį, nors jį Lenkai labai vadino. Nu, šitą aš pasakysiu dar, grįžtu, dėl tautos aš prieisiu, bet noriu šitą paaiškinti. Šitas kryžiukas buvo rastas Liepkalnio gatvėje, reiškia, Latočnaja. Ne Liepkalnio, a Latočnaja. Latočnaja čia iš tarp cerkvės šito Preobraženskai ir čia einant į viršų iki didžiosios čia yra toks takas. Latako gal. Latako. Latako čia Latočnaja. Čia buvo išvis Vilniaus miestas ruskį pridėl. Ten yra buvo vieta, kur atvažiuodavo iš Minsko, iš Maskvos šitie prekeiviai. Pasakėt Minsko, o tai ką Minskas? Minskas tai yra Minsk. Minsk tai yra vieta, kur minelė šito. Ai, mainų vieta. Tarp kitko, Minskas buvo ne Baltarusijos, reiškia, teritorijos. Litva, iš vis, va ta teritorija senovinėse, reiškia, šaltinėse, kurie tarp Vilniaus, Minsko ir Gardino, jin buvo Čornaja Rusija. Juodoji Rusija. Juodoji Rusija. O Baltoji Rusija buvo ten, kur sostinė buvo Maskva. Aš jums parodysiu šitą. O, nu parodykite. Nu, da viso dėl šito kryžiuko. Aš dar paaiškinsiu. Šitas kryžiukas buvo Lenkų rastas, kai jie darė kasinėjai, reiškia, šitą Latako gatvę, ten buvo kapinis, ten buvo tokia kapavietė didžiulė. Prie tų, tarp tų šito bažnyčių, reiškia, šito ir senamiestį. Ir vat jis buvo rastas, matot, čia 12 amžius. Kur čia pagonė 12 amžiaus su kryžiuku? Nustatyta jau, ar ne jau? Nu jo, Lenkai rado kapuose, reiškia, žmonių palaidotų 12 amžiaus. Su kryžiukais. Atleiskit, kur čia pagonė? Čia yra Lenkų, jie išgalvoja, kad kada Jogaila norėjo tapti karaliumi, nu kur čia karalią, čia tik tai. Ir iš, reiškia, Jakūbo tapo Jogailu. Ir Jadvyga karalienė, tai jis tada jau parašė Krėvo sūnė, yra šitas tekstas, nu, aš biškai dar grįšiu šitą. Tarp kitką aš jums parodysiu, dar šitą, pavyzdėlį čia radau. Žiūrėkit, čia yra 16 amžiaus, reiškia, monetos Lietuvos. Atkreipkite dėmesį, čia Jaroslavo Išmintingojo, reiškia, šitas herbas, nu, Rurikų. Jie visi stovi ant, reiškia, monetų didžios kunigaikštystės, matot. Ir matot, visi turi galbūt šito erelio, kuris į apačią... Sakalo. Aha, sakalo. Matot, čia yra.
O dabartiniai lietuvius, reiškia, propagandistai, nukirto šitai, sako, čia Gediminas Stulpai, o čia tai buvo. Ne, čia netiesa. Senoviškas gerbas, jų negalima, kaip sakant, interpretuoti kaip jūs norit, bet turi būti su galvutė, su apačia. Ir jis turi atrodyti kitoniškai šiek tiek. O vo čia yra etimologija, reiškia, Gedimino, iš kur jis gavosi. Aš specialiai paliksiu čia dabar, kad kas norės sustabdyti šitą kadrą ir pastudijuoti, reiškia, be žiūrint šitą mūsų laidą. Tegu jis pažiūri, iš kur eina Riurikai ir kaip jie atėjo valdyti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritoriją. Nu, jie buvo nesvetimi, buvo ir Jaroslavom išmintingai, čia tokia pabočnė vietė, reiškia, Riurikų ėjo čia į Pskovo, Polocko. Ir jie iš Polocko atėjo. Pažiūrėkit čia. O čia vokiečių šaltinis tos pačios. Reiškia, palaukit, čia aš parodysiu. Ne, čia Krėvos unija, reiškia, šaltinis. O čia vokiečių šaltinis. Irgi tą patį. Čia net, jeigu sakysi, čia rusai kažką tai žinoma. Jo, sakytum, tie visi ultrapatriotai, kurie, ne, lietuviai išskirtiniai, nebuvo rusų. Nu, tai gali sakyti, falsifikavo, bet vokiečiai tą patį. Nu, vokiečių, aš rodau vokiečių genealogiją, iš kur Gediminai. Edimantis. Jo. Nu, čia aš nespecialiai neakcentuoju šitą, tegu būna Gediminas, man negaila, tegu vadina. Svarbu suprasti esmę šito viso proceso ir kaip čia buvo. Nedaryti iš to, ko nebuvo kažkokio tai, nemelstis stabai, o melstis tikram. Jo labiau, kad istorijoje lietuvių Gediminas nukrenta iš dangaus, niekas nežino, o čia labai logiška. Čia viskas logiška, jis negalėjo tapti kažkoks. Mindolfas atėjo ne iš čia, mes nežinom, iš kur jo. Mindolfas tai yra Mindaugas. Mindaugas, jo. Mes nežinom jo, reiškia, iš kur jis. Nu, gal žinot, družina turėjo savo hebrą ir atėjo, sako, aš jūs tvarkysiu. Nu, prašau, davai. Krikščys, jis tapo Vasilijum, priėmė šitą. Nu, mano knygoje žinau. Mindaugas. Vasilijai. Bet Mindaugas tapo Vasilijum. Kai pravoslavų priėmė, buvo peršašys, nu, Mindaugų nėra tokio krikščioniško vardo. Bazilijus yra valdovas. Bazilijus Vasilijus. Nu taip, aišku. Taip, dabar aš jums parodysiu dar vieną. Nu, čia mes perėjom šitą visą. O čia Krėvos unija, reiškia, kuris priima visą šitas, visus bajorus savo, kad jie priimtų katalikybę ir jie visi pradėjo. Bet bajorai tik tai, ne plebsas, ne žmonės, visi, kaip sakant. O čia buvo dar keletą tokių, aš paliksiu, pažiūrėsit, sustabdysit, paskaitysit. Čia buvo perinius laikotarpis prieš tai, kai Lietuva tapo dviejų, reiškia, liaudžių daikto. Daikto, jo. Ir tas buvo prieš tai priimta. O paskui ėjo Liublino U. Nu, čia Olgirdo pičiatka. Jis vietoj pasirašyti statė, bet jis buvo asmeninis toks ženklas, o tas strėlė dvigubinė. Čia Olgirdo. Jin cirilinė, reiškia, kirilica parašyta ir rusiškai. Olgirdas. Aš turiu pas save namuose, čia nepaėmiau, bet turiu namuose, reiškia, ir Kęstučio, reiškia, antspaudą. Ten viskas parašyti ir matosi Kęstučio, visa kita. Bet žinot, kuo jis skiriasi nuo mitologinių visų šito pasakėlio? Ant jo kryžiai visi stovi. Kaip galėjo pagonė, kuri vadina šitą Kęstutį, turėti savo pečatką, reiškia, kryžį. Čia pas Olgirdą nėra kryžio. Čia tai labai aišku, nes katalikai viskas, kas nekatalikiška, naikino ir skelbdavo, kad... Bravo, jūs puikiai supratote. Čia buvo tokia politika. Čia žmonės, nu, netikrieji, čia nors bažnyčios tai atsiskyrė tik tai. Net kai Jaroslavas Ašimgailis ėjo čia į Lietuvą, tai buvo viena bažnyčia. Bažnyčios įsiskyrė į katalikybę, į pravoslavų šitą stačiatikių 1504 metais tik tai. O jau čia buvo krikštyti pagal tą tikėjimą, kuris buvo pravoslavų, iš Konstantinopolio atėjo šitie vienuoliai, kurie, nu, tvarkė šitą reikalą. Žmonės protų biškį duot, kad jie tikėtų Dievo, o ne perkūnų ar pirūnų ir taip toliau, kurie buvo. Nu, suprantu. Va, dabar vat Vytautas. Vytautai istorija. Va čia ponas Vytautas stovi. Jūs matot? Vytaldas. Jo, Vytautas. Bet jis buvo krikštytas Aleksandras. Pravoslavų. Šitą bažnyčią, kurį mes matom stovi Trakuose, čia buvo pravoslavų bažnyčia iš pradžių. Paskui jie persikreipė į katalikų. Ir jūs matot, čia yra freskos, va čia gabaliukas freskos. Ten net slavų kalba parašyta kirilica šitas Panteleimon, kuris yra gydytojų, reiškia šventasis.
Čia buvo pravoslavų bažnyčia. Dievo, reiškia, bažnyčia vadinasi Dievos Marijos prisikėlimo į dangų. Čia yra ta pirma bažnyčia, kuri net Vytautas Aleksandras, paskui jis vėl, jis negavo, aš sakau, karūną įbiškį, ten neleido jam gauti lenkai ir visą kitą. Taip, dabar toliau einam. Vat šitie pirmieji Vytautas įvedė šitą ženklą, kur buvo tas Vytis su šitą. Čia, kaip jūs norite žinoti ar nežinoti, čia buvo Smolensko, reiškia, gerbas. Negalėjo paimti svetimą. Jis biškai perdėjo, bet tą Vytį, kuris sėdė ant šitą, čia iš Smolensko buvo pirmą. Smolensko, paskui jis savo paėmė, kada jis ten ėjo, ten tvarkė visą šitą, mes žinom tos istorijas. Ir jis paėmė šitą savo, reiškia, ir padarė Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės šito herbų. Jau ne šitie stulpai, kurie Riuriko, jau Smolensko šito jis paėmė. Nu, matot, čia yra tikras, reiškia, ženklas, a ne Gediminas stulpa. Va taip turėjo atrodyti. Dėl to, kad apačioje sakalo galvutės. Galvutės nėra. Dabar visus piešia žiūri, eina kareiviai, visi Lietuvos šistais. Nu, čia, žinom, biškai yra profanacija. O dabar mes žiūrim žemėlapį 1500 metų. Ką mes matom? O čia, jeigu jūs matot, čia yra, šitoje vietoje, čia Rusija Alba. Padidinkit biškį. Prašau. Rusija Alba. Šitą aš parodau. Aha, prašau. Rusija Alba. Matot, čia. O čia Rusija Negra, a čia Rusija Alba. Negra, kur Baltarusija. Baltarusija. Ir žiūrėkit, čia irgi matosi skirtumas tarp Pabaltijos žemė ir kurie eina į kontinentą. Nu, čia tokie dalykai. O dabar aš jums parodysiu senąjį dokumentą. Sekantį, mes matom senos Maskvos, reiškia, schemą. Čia 1573 metai. Atkreipiu jūsų dėmesį, to aš parodysiu į šitą užrašą, kurį viršui. Čia parašyta metropolija, Maskovė, Urbs metropolis, reiškia, metropolija, kokių žemė? Rusija Alba. Rusija Baltoji. Rusija Baltoji. Baltarusija, kitaip tariant. Suprantat, ne? Maskva Baltarusijos sostinė. Suprantat, ne? Apie tą aš ir šneku. Reikia dirbti, žiūrėti, ponai, turėti akytis ir biškai įjungti tą sampratavimą. Čia viskas parašyta, 1576 metai. Ir faktiškai taip ir buvo. Ir net 18 amžiaus, reiškia, žemėlapiuose pažymėta Maskva, Rusija Alba. Baltarusijos sostinė. O gerai, o tai juodoji Rusija nuo ko atsirado? Man sunku, tarp kitko, aš galiu pasakyti, mano šito yra. Lenkai išdėstė šitą, buvo daug tų Rusų. Buvo, reiškia, juodoji, baltoji, Červona Rus byla, kur Liublinas ir šitas ir Lvovas čia Červona Rus. Ir dar buvo Rusų. Prūsija irgi čia slavų. Vokiečių užgrabta ir visa kita. Herkus Mantas ten ne veltui kariavo su šitais vokiečių šitais. Jis norėjo, kad pagonybė būtų stovėtų. Tai čia plačiaja prasme, tai slavai. Jeigu mes visi slavai, tai rusai kaip rasai. Nu, tai įvairios tenai su savo savitumais, su savo ten kalbiniais ypatumais, kaip tarmės kažkokios tenai dar kažkas. Ne, tarmės buvo visokios. Ir Lenkai tvarkė savo valstybę pagal Vyslą. Bet tai visi rasai. Pagal Vyslą. Jų pagrindinė valstybės, reiškia, šaknys, kaip čia, stuburas. Nu taip. Buvo Vysla. Ir ėjo, faktiškai, Krokuvas, tai buvo užgrobta Lenkų. Čia ne Lenkų žemė, čia buvo Moravų, Čekų žemė. Kai jis apsiženė su Moravų karalienė, jis tapo karaliumi, reiškia, Lenkų šitas Bolislavas antras. O taip tai Mieška gyveno visoje kitoje vietoje, sakysim, jau pirma sostinė buvo. O jiegi Krokuvas ir šitą sostą paėmė, kai apsiženė su Jadvyga tą Moravų. Dar anais čiasais. Jo, bet aš turiu omeny, kad, pavyzdžiui, rusai nuo rasos gali būti kaip rasos lašeliai, ten tos gentys visos, ir rusai. Ne, tų genčių buvo daug, žinot, nebuvo nei telefonų, nieko, keliai buvo blogi, gyvena savo vietose, ten šitose. Tai kokie vokiečiai ir galėjo pasakyti, jeigu panašus, tai ten rusas, nors jie gal biški skyrėsi, bet visi slavai, visi. Visi slavai, mes vokiečius irgi nemcami vadinam. Nemoj, negavaryti, ne mes nesuprantam. Vokietis, tai čia, nežinau, lietuvių kalboje vokietas, kaip sakoma, vokietas žmogus su šarvoms ir visą kitą.
O rusiškai tai jis paprasčiausiai nemojo, dėl to, kad mes nesuprasdavom vokiečių kalbą. Nu. Was sagen Sie bitte? Ich nicht verstehen. Nu, aš moku ir vokiškai. Nu gerai, tai atėjom liki 2 liaudžių daikto. Jo, tai aš eisiu dabar prie šito. Dabar, kas tai yra Vilnius prieš dar jungiantis su Lenkija. Aš jums parodau, reiškia, yra toks buvo veikėjas, jis buvo katalikų, bet jis veikė jau tai šis, kai prasidėjo spausdinimas knygų po šito vokiško, kaip jis vadinasi? Gutenbergo, jo. Ir jis Vilniui, čia 1523 metai, knygos buvo leistos rusų kalba kirilica Vilniui. Čia yra šito, baltarusai jie labai gerbė, jis yra Franciskas Korina, jis visą šitą tvarkė ir jis leido ir knygas. Ir ne tik ten bažnytinės, reiškia, sudėties, bet ir kaip važiuoti, kur, visą kitą tokius knygas. Jis buvo labai brangios ir jis čia netoli Rotušės aikštės, kur pas mus dabar medžiotojų užėgė, o ten kimeliai stovi tą vietą, kur jis spausdino šitas knygas. Tarp kitko, paskui aš jums parodysiu, kur buvo pirmąją rusišką prieinam mes jau prie šito, prie didžiosios kunigaikštystės. Jau einam. Ir tada pirmas statutas Lietuvos buvo išleistas dar prieš, kas tai yra statutas? Čia buvo kunigaikščių, reiškia, kai jau mirė visi šitie iš Lietuvos, buvo kunigaikščiai, dar buvo jagėloniečiai. 1529 metais, mes matom jau Vytautas šito Lietuvos, reiškia, ant žirgo šito Vytį. Ir 29 metais buvo tas pirmas statutas. Čia yra konstitucija valstybinė, faktiškai. Visi dalykai, kurie vedė šitas ponas valdovas, kunigaikštis, buvo remta šito raštu. Jis buvo parašyta rusiška kalba, kirilica, senoji rusiška kalba, aišku, ne dabartinė. Pirmas. Paskui jau, kada buvo šitas antras statutas, jau mes matom, 66 metais buvo, dar prieš uniją. O 1569 metais Liubline susirinko bajorai, reiškia, Lietuvos didžioji kunigaikštystės ir karalius, ir sudarė tą uniją, kurį mes vadinam, reiškia, Žečpospolita. Čia yra schema. Kas tai yra? Čia buvo toks gerbas padarytas bendras, matom mes Vytį ir Arelį baltą. Mes matom, reiškia, kuo jie skiriasi savo kompetencijom. Karalius buvo Veimas, vienas, bet kariuomenė buvo sava pas karalių ir pas, reiškia, pas didžiųjų kunigaikščių. Kazna, pinigai buvo savyje ir teismai buvo savyje. Matot, čia viskas yra išdėstyta. Kas kartu, kas. Ir šitą uniją pradėjo jungtis. Bet čia buvo valstybinis toks, reiškia, sujungimas šitų. Dėl ko? Dėl to, kad vis dėlto tais metais ėjo, reiškia, jau prasidėjo protestantizmas, liuteronai jau pradėjo tvarkyti šitą bažnyčią skilti. Ir reikėjo kažkaip tai priešinti šito. Lietuviai ir buvo, liaudis buvo pravoslavų, o bajorai jau persikėlė dar nuo Jagėlos, persikryžėjo, reiškia, į katalikų. Reikėjo tvarkyti toliau. Ir tokių žingsnių tapo šitą Liublino uniją. Ir 1596 metais buvo sudaryta Skargo jėzuita Brasto unija. Toj unijai buvo pažymėta, kad susijungė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pravoslavų bažnyčia su Vatikanu. Jin tampa pavaldi Vatikanui, bet gali išlikti savo išorinės formos, tokios, kaip buvo pas pravoslavus. Tam tikros įpaigos, ten ikonos, visą šitą, kurie pas katalikus biškai kitaip. Tas visas šitie dalykai. Ir šitie dalykai, kai jie, reiškia, susijungė į šitą uniją, rusiškai vadinasi cirkovnąją uniją, kaip čia pasakyti, Skarga. Bažnyčios unija. Ir prasidėjo uniatai, šitas uniatų judėjimas. Ir jie pradėjo tvarkyti, čia jau ėjo absoliučiai didžiulis, reiškia, jėzuitų.
Tai palaukit, o Ir laike ėjo archyvų naikinimas. naikinimas, ėjo visų popierių, dokumentinių šitų visų. Jeigu tu nepriėmėjai, reiškia, katalikybę, mes naikinam, tu nieko neturėjai, kvelniom iškok ten Maskvoje. Tai pala, o kaip, kokiu šonu čia evangelikai, vat, Radvilos, tarkim. kurie norėjo Radžvilas tą- buvo evangelis, jo, jie pasigerbo, pažiūrėkit, jaunas serelis vokiečių ant gerbo. Tai juosgi išnaikino Radvilus, kai buvo neaišku, kai kova tas. Radvilas jis vis dėlto buvo magnatas labai didžiulis. Taip, Jis buvo. taip. Nu, aš jums pagrindinę mintį pasakysiu, kurį mums sakė ekskatedra profesorius Varšuvos universitete. Sakė mums. Proszę Państwa, widzieć jedną bardzo ważną rzecz. Nasza szlachta była bardzo biedna. O ich Litwinów, to byli ludzie, którzy mieli takie ziemię, że proszę bardzo. Ir mes turėjom kažkaip tai pagalvoti, kaip su jais sueit, kad viskas būtų maždaug. Kitaip tariant, sakė, jeigu lietuviškai, kas nesupranta lenkiškai, kad šlėktos lenkai buvo nuskurdę, o lietuviai buvo bagoti. Ir reikėjo kažkaip. Žemės magnatai buvo. Taip. Jeigu šlechtis turėjo, paprastas šlechtis turėjo 2-3 hektarus, tai jau buvo jo, statė trobą, kirto 2 pušys, nuima šitą Skūrą, jo, žemę. baltais išdažo, pastato trikampėtį, o palats turiu. Žiūrėkit, o tai Radvilos, vat, jie priešinosi va, tam uniatam atsiradimui, ar kaip? Nes Jie buvo neaišku priešinosi, dar. bet jie ėjo prie vokiečių, jie su bendravė su vokiečiai. Vot mes turim dabar labai didžiulį įtaką Radžvilui ir mums propaguoja Radžvilus kaip tokius grinus lietuvis. Nu, mes suprantam, kad čia yra surišta su vokiečių nauja ekspansija Pabaltijom. Nu, Bet- divizija vokiečių, visa kita, A, memelė vėl analogijos. grįžti. Nu, ašgi kaip istorikas ir politikas, užsienio kalbos analitikas šiek tiek suprantu, kur eina. Nes tyrinėjant tą istoriją labai įdomu, tengi švedų karas buvo invazija. Va, tada, A čia buvo taip, dėl ko? Dėl ko švedų karas buvo? Kai mirė paskutinis senasis, reiškia, Jagelonėtis 72 metais, 572, tai jie pradėjo rinkti. Jie išrinko prancūzų šito Valua, reiškia, hercogą. Jis išrinko karalimu, galvo, mes su Palauk, iš kur čia prancūzai atsirado, man nesuprantam šiek tiek. Nu, jis katalikas. Jis Per tikėjimą. karališkos kilmės, reiškia, šitas atstovas. Jį pakvietė, sako, mes valdysit mūsų žemės, jau Žečpospolitą, jau tokį didžiulį gabalą, nuo upės nuo vieno jūros faktiškai iki kito. Va, ir jam patiko tas, jis atvažiavo, bet pamatė tokį, kaip sakant. Kitaip tariant, Ir po metukus jis pabėgo. Kai Gerai. kitai įsilaisvino, Paryžiui, reiškia, mirė jo tas, kuris dėjo ten karalių. Jis pabėgo ir gavo tą šitą. palauk, sostą. tai ar teisinga Ir tada būtų- jie išrinko Batorį. Vengrų šitą. Jau pradėjo rinkti karalių, jau nebuvo ta, Palauk, kas tai, išgintė. bet ar teisinga būtų sakyti, kad, pavyzdžiui, ta aukštuomenė vadinama, rinkdavo, na, vien iš aplinkos kuo kietesnį, kad išlaikytų stabilumą. Būtinai, jiem būtinai reikėjo šitą. Ir jiem tas Užtat, pats, ar ten- Jie tarpusavį piršėsi labai, A, kas ką jo, turi. lūpas. A tu paėmė, matėjau, 10 metrų įėjai mano šitą, mano gabalą miško paėmė, upės ar ežero gabalą kažkodėl, tai tu ten neleidai maniškių, mano žmonių žuvį gaudyti. Ir taip toliau. Čia tie dalykai buvo visada. Tai čia man, Ir tik tai, ką krepsi, pas gospodiną, pas gospodorį, господин судья, Tai man juokingos šiek tiek, na, alegorijos ar sąsajos tada, nu, tarkim, gal genuose jau sėdi, vat, Adamkaus pakvietimas Amerikono, kuris ten visiškai, gal irgi tokį kaip Ne, nu čia genetiškai- kažkokia taip paralelė, bet čia mūsų čia visai kitaip, mes kitaip samprotaujam. Na, Pas mus yra valstybinis jau samprotavimas. O tada buvo taip. gentinis. Ir gentis, vat, buvo tas karaliaus gentis, jie turėjo būti. Ir kodėl visi ieškau ten iš Palimono, ten iš visų šitų Romos, šitų, kaip sakant, patricijų, reiškia, savo pradžia. Ne, čia viskas yra ne mitologija. Tai ką mes noriu pasakyti, vot tada, kada, reiškia, ta didžioji, kai atėjo šitą įzuitę, jie patvarkė visą archyvus, viską šitą, viskas iki šio buvo visi pagoniai, visi lietuviai nieko nežinojo, jie buvo hamais ir taip toliau, ir tai buvo hamais iki dar, kada Lenkai čia valdė. Kitaip tariant, kai pradėjom nuo falsifikavimo istorijos, tai jėzuitai
Negalima net sakyti, kad falsifikavo, jie kaip reikia galvoti, va tokia istorija. Ne, nu tai, žinot, jūs turėkite omeny, kad tų česų žmogus buvo labai tamsus. Nu, nes aš pasakysiu, aš po kario metų vaikas. Ir aš atsimenu, centre Kaune, mano vaikystė praėjo prie centrinį paštą, netoli mūsų stamo stovėjo buvusiam garnizoniniai, reiškia, pašte ar Uzilsvezė, didžiulis namas, visas dar caro laikų. O mūsų ten, mano tėvai ten, aš su jais gyvenau. Tai ką aš noriu pasakyti, kad, reiškia, šitie žmonės buvo labai, kurie atvažiavo į Kauną po kario metais, buvo labai, labai neraštingi. Pas mus kieme centre gyvena Aldona tokia, jin buvo tokia, viską, ikonės ten visą kitą, ėjokas. Ir vieną, bežaisdamas Bachūro kieme, žiūrėjau, ateina kokie žmonės, išeina, kažką tai duoda, skaito, jins klausė, a dabar pasirašykite, aš tai žiūriu, kas čia tokį darosi. Jins stato 3 kryžiukus. Ai, neraštinga. Man buvo 53 metai gal, man buvo 6 metai. Aš jau šiek tiek suvokiau, kam reikia. O apie tai aš noriu pasakyti, 20% tik tai buvo raštingų. Bet Valerijau, nu jeigu galbūt... O tais česais, apie kokius mes šnekėjom, čia buvo 95% ar 97%. Jo, bet aš noriu pasakyti, gal tiesiog biškai iš šoną, bet iš principo. Bet mes galvojam, kad seniau tai žmonės buvo ten ar neraštingi, lyg kvailesni, o dabar raštingi ir vis tiek, ką jie sakai, tu ir tikinu, tai ko ten labai skiriasi? Aš pasakysiu, kame reikalas. Čia jūs lietėt labai rimtą temą, labai rimtą. Matot, žmonės, kurie buvo neraštingi, anais česais, jie semdavo žinias, supratimą savo gyvenime, prasmė savo gyvenimą iš bažnyčios. Kitos nebuvo. Valgyti ten ar nevalgyti, aišku, kai pilvas prašo, paduok man maisto, tai ieškosi. Va. O kai perpras, kuo tu gyveni, netim, kad valgyti ir daugintis ir visą kitą, o kažką taip veikti gero, užtat, kad bažnyčia atnešė šitiem pagonams visiems, kurie čia gyvena vidurėje Europai, barbaram, kaip sakant. Jie atnešė vertybės sistemą. Mylėti, artimai neužmušk, mylėk, nemeluok, neieškok svetimo, nekurk savo mamonos. Tai buvo labai, labai reikšmingi dalykai. Vat sakau, žydai šito pasiūmė. Aišku, jie atnešė ir dar 3 dekalogė daugiau pas jų yra šitų. Ten dar 3 yra vienas Dievas, gerbk šeštadienį ir keršyk iki 7, reiškia... Nu, čia... O krikščionybė šito nėra. Nors sakė, kad Moisėjus atnešė 10 šitų iš Senajaus kalbos. O šitoje vietoje aš linkęs būčiau pasiginčyti, abejot, nes kad bažnyčia rašytinai ir centralizuotai va tokias va normas įvedė, tai taip. Bet jeigu neturėtų dorovės, moralės, kažkokių tai ten primityvesnis gentis, tai jos būtų išnykę tiesiog. Vis tiek buvo... O jos ir išnyko. Jos ir išnyko. Tik tai Rusija sugebėjo išlaikyti tos primityvės gentis, kur yra šitie pagoniai, nu, sakysim, šiaurės šitų visų. Tengi nebuvo tikėjimų, ten buvo pagoniška šitą į krūmą, į akmenį, į medį tikėjimą, nu, kaip ir pagoniai, reiškia, šito žemė. O šitą visko nebuvo. Dabar mes galim biškai arčiau jau artėti šitą mūsų pokalbį, reiškia, jau mes turim Žečpospolitą. Noriu pasakyti, jūs puikiai žinot, kad buvo 3 padalinimai Žečpospolitos. 3. 1722 metai, 1723 metai ir 1725 metai. Kas yra? Visi sako, kad Rusija tokia baisi ir taip toliau. Bet Rusija nepaėmė nei vieno gabaliuko žemės Lenkijos karalystės. Nei vieno. Lenkiją dalina prūsai ir Austrai, vengrai. Austrai tada Austrijos imperija. Nu, buvusi, reiškia, vokiečių Atono imperijos. O rusai paėmė tik tai tos žemės, kurie buvo senieji pravoslavų žemės. Didžiosios kunigaikštystės. Matot, aš nedarau, kur lietuviai, kur... Čia genčių buvo daug. Tokios genties kaip lietuviai irgi nebuvo. Buvo kuršai, buvo šitie, mano žmona, aš galvoju, iš tos genties, reiškia, kaip jį, nu čia aš rodžiau dabar L, reiškia, nu kurie čia suvalkijų biškai. Lyviai kokie? Ne, palaukit.
Latgaliai, latgaliai. Tai čia buvo, slavų kilmės, nesvarbu. Bet reiškia, kas reiškia šito, kad reiškia dalinimu, tai buvo Jekaterina gražino visos žemės, kurie buvo didžiosios kunigaikštystės. Faktiškai ten vėl atėjo pravoslavų tikėjimas, jau rusų pravoslavų cerkvės, reiškia ne Bizantijos, užtat, kad jau 1596 metais buvo įkurtas Rusijos patriarchatas, 596. Ir tuo laiku eina kaip tik jėzuitai ateina čia tvarkyti. Matot, čia viskas buvo surišta, nors turėjo. Viskas ėjo, tie procesai labai konkrečiai. Gal net teisingiau sakyti, kad ne viskas tenai, o dėl religijos ir buvo. Religija buvo atsparos taškas valstybei. Ir tada žmonės tikėjo. Ir fanatiškai tikėjo. Netikėjo ar darė kaip nors, tai kad tave atidavdavo inkvizicijai, kaip mūsų dabar su jumis. Mes sėdėm inkvizicijai, mes netaip pasakėm, netaip suprataujam, netaip. Čia yra inkvizicijos, kaip sakant, visi instrumentai, kai veikia. Jūs nenorit tą ideologiją, kuri duota mums ne Dievo, o ponais, kurie dabar valdo mūsų. Mes turim tik tai šnekėti, kai jie šneka. Nešnekėti tai, tada atiduosim jūs. Inkvizicija čia. Ne inkvizicija. Inkvizicija nustatydavo, ar kaltas ar ne. Prokuratūra. O vykdė valstybė. Taip, bet mes jau iš anksto kalti. Ne. Kas kai buvo. Inkvizicija nustatydavo, ar jis yra šitą braganą ar ne. Taip. Kai nustatė ten su jie darė visokius ten išposus, vargšelė kentėjo, visą kitą, jis sako, aš raganą nepripelbėti. Jis tada ką, jis pripažino, kad mes skaitom, kad ragana, valdovė, tu esi vykdyti Dievo, kaip sakant, valią, ne mes bažnyčia, mes nekalti. Taip reikia, kad kraujas neišlietų. Čia tokie dalykai. Tai mes deginsim ją, ten kraujo nebus, ten viskas iš karto išgaros. Taip ir darydavom. Ir vykdė šitą jau palačių gasudarstvinį. Kaune aš žinau, kur jis gyveno. Mūsų kaime, kur mano vaikystė praėjo, šalia tos miesto sienos, iš mūsų pusės, iš miesto pusės, aš prie jos netolite. Ten buvo tokia priestatas ir ten gyveno Budelis. Kuri atskirai gyvena, jis negalėjo savo dukters atiduoti ne už nieką. Jis turėjo iš ko gyventi, bet jo buvo. Tai jeigu pervertus iš kitos pusės, tai kaip pasiėmė Rusija pravoslavišką žemės, tai net iš tos logikos. Ir žinote, kada buvo didžioji Lietuvos kunigaikštystė, egzistavo pagal statutą, kurį aš jums parodžiau. Kada? Iki 1848 metų. O paskui, kai prasidėjo Europai kapitalizmas, kai prasidėjo visna narodov, žinot, ten buvo Vengrija, ten visą kitą. Pavasaris. Jo, kaip kapitalistai, čia Anglija pasirūpino, čia viskas anglų darbas yra. Ir tada panaikino šitą, caras imperatorius Nikolajus I buvo ir didžiosios Lietuvos kunigaikštis pagal titulą kartu. Panaikino šitą visą reikalą ir padarė gubernijos. Vilniaus gubernija, Vilenska gubernija, Kovenska gubernija ir Suvalska gubernija. Čia buvo tos, kurie dabar mes turim tos žemės, kurie mes turim Lietuvos sudėtyje šiuo metu. Palaukit, bet jūs kalbate apie Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, tai jau ne ta žemesnis. Ne, kunigaikštystė buvo, jų statutas ir visas šitas buvo panaikintas 1848 metais. Ir tai jau kitose žemėse. Kada pradėjo judėjimai, tautiniai judėjimai. Sukilimai tie. Sukilimai, visna narodov. Taip, pavasaris. Taip. Žinot, 1848 metai. Ir kaip tik tuo metu buvo panaikintas, reiškia, Lietuvos didžiosios statutas, faktiškai neturint juridinio pamato, konstitucijos, faktiškai. Tai matyt panaikino. Pradėjo neegzistuoti. Panaikino todėl, kad išmuš pagrindą neramumam visokie. Jo, kad žmonės neskirtų pagal tautinės savybės, ne religinė, aime tautinės. Čia mes priėjom prie tos dalyko, kas tai yra tauta. Ko skiriasi savoka liaudis nuo savokos tautos. Aš būtinai šitą turėjau žinoti. Ir žinau šito nuo Varšuvos universiteto laikų. Vienas iš pirmųjų mūsų praktinių užsiėmimų buvo, mes turėjom suvokti, suprasti ir, kaip sakant, išdėstyti savo čia ir sampratavime, ko skiriasi savoka tauta nuo savokos liaudis. Čia vienas iš pirmųjų mūsų buvo užsiėmimas Varšuvos universitete.
Aš dar blogai žinojau lenkų kalbą, bet jau suvokiau, kame reikalas. Tai vat, skirtumas yra tas, kad buvo toks veikėjas. Jis buvo šitas masonas. Nu, visų pirma, dar vieną tokį mano braiželį, kad žinotumėt. Va dabar parodykit šitą vaizdelį. Čia yra šitas mūsų žymusis, reiškia, Smotrickis, gramatika parašė rusų kalba. Žinot, kur nors buvo parašyta? Iš kurios mokėsi šitas ponas Lomonosovas, visi kiti. Jin buvo parašyta Veivi, apdarota, padaryta ir padaryta pirma gramatika rusų kalbos. Vievija? Veivė. Pirmą kartą girdžiu šitą įdomus. A jis vadinasi ne Veivis, na, iš čias. Įvija. Įvija? Įvija, rusiškai. Įva. Šitą Jeva. Įva. Jo. Tai vot šitą reikalą jūs turite turėti omeny. Nu čia taip apropos, iš čia. Pirma Lietuvos gramatika šiuolaikinės, reiškia, atsirado. Tai kelintais čia metais? 1619. 619. Jo. Tai čia kokia gramatika, kieno? Čia rusų kalbos gramatika, Smotrickio. O praėjus... Jis surišta irgi su tam tikra, reiškia, jezuitų ir šitą, kaip sakant, kad žmonės pradėtų skaityti ir kad pradėtų... Nu jau, sakau, knygos pradėjo eiti, jau reikėjo mokėti skaityti ir tas buvo viskas, reiškia... Tai po Mažvydo katekizmo praėjus... A, Mažvydas 1547 metai. Ir ne Mažvydo, o Masvidijus. Ir čia jis buvo liuteronų, reiškia, kapelanas iš Königsbergo. Ir jis parašė tą kalbą, kurie šnekėjo tuzemcai šitų, kurie Žemaitijoje gyvena ir, atsiprašau, nežinau, kaip jas pavadinti, tais metais nebuvo. Čia buvai, va tiesingai. Čia ne žemins, čia paprasčiausias toks etninis toks apibrėžimas. Net ne kolonialinis toks. Nu, tuzemcai, nu, čia žemė. Tuteišai lenkiškai. Tai jis parašė tam, kad tos žmonės, kurie tada ir nepravoslavai, ir ne, vat šitose žemėse dar buvo ten tų pagonių, kurie negavo iš Jaroslavo Mudro, išmingai laikų tą krikščionybės. Ir nedaėjo dar katalikybė. Nu, jį veikė jau šitas, liuteronų šitas. Ir jis norėjo prie savęs ir pradėjo šitą reikalą tvarkyti ir parašė tą katechizmo prasti žodžiai. Šitą veikalą 1540 metai. Yra ten dar Dlugoša kažką, dar kažką tai bandė. Nu, aš nežinau, čia... Bet man tai žinot, kas yra kažkokį tai rodė, man sako, nu ką tu Valera čia žiūrėk, o tai yra rankraštis kažkoks. Tai sakau, nu gerai, rankraštis gerai, nu, o kada jis buvo parašytas? Bet man įdomu kas, kodėl kažkokiem Vievį pakrašty carinės Rusijos būtent gramatika? Aš nebandžiau šitą iškalbėti. Nu, noriu pasakyti, kad Vievis buvo žinomas. Jis buvo, stovėjo, kaip sakant, keliu į Kavną, 340 km nuo Vilniaus. Nu, aš nežinau, gal čia reikia žiūrėti jau tie žmonės, kurie dirba tam laikotarpiu, šiek tiek daugiau. Aš konstatuoju faktą. Va. O Lietuvos dabartinis, Lietuvos kalbos gramatika su ilgoju, su nosinėm ir visiems šitiem dalykui, mums dabar žinom ir mes labai nemėgstam, bet turim žinoti. 1920 metai. Aš Jablonskio nuo. Jablonskio. Jo. O alfabetas lietuviškas. Čia 1901 metai. Su nosim čekų pagrindu. Ne lenkų. Nu, žinot, kai buvo, vat, sakau, 48 metais, kai prasidėjo, 1848 metais, kai prasidėjo, reiškia, šitie dalykai. Vat, buvo toks ponas Stanislavo, reiškia, Paskualė Stanislavo Mančinį. 1817-1918. Ko jis žymus šitas žmogus? Jis parašė, jis buvo masonas, buvo juridinių mokslų daktaras, yra Wikipedijoje rasite. Jis parašė tokį veikalą, apibrėžė, kas tai yra tauta. Ne liaudis, ne gentys, ne kokia kita savotė, ne piliečiais, o tauta. Ir vot jis įvedė apart tų apibrėžimų žmogaus, kurie mes čia jau lėtėm mūsų pokalbį, jis įvedė, reiškia, dar savoką, reiškia, žemės, sienos, kurie gyvena, ir ekonomiką.
Nu, žinot, jis įvedė ir tas buvo priimti ir anglai ant šito, nu, anglai iš vis tos masonus visus tvarko visada iki šiol. Tai aš noriu pasakyti, ar jūs sakėm, ar taip, jis parašė šitą veiklą ir po šito sociopolitinė apibraiža tauta pradėjo naudotis, reiškia, tarptautiniai plotmiai, reiškia, įstatymus ir visa kita. Ir mes tada jau galim šnekėti apie tautą. Bet mes, taip, logiškai galvom, kad tauta tai yra kas? Kalba, reiškia, istorija tavo kažkokia, tai ir tavo papročiai, kaip tu šoki ten, tai visa kita ir taip toliau. Nu, matot, kai įveda į šitą savoką tokias apibrėžimą kaip teritorija ir ekonomika, aš kaip filosofas, aš dabar kaip filosofas, sakysiu, man neprieitina šitie dalykai. Dėl ko? Dėl to, kad mes žinom Lietuvą, žinom Rusiją, žinom Ameriką, kur gyvena visų, kaip sakant, mišrainė iš esmės. etninių grupių mišrainė. O teritorija, tai sakysim, valstybinė viena? Vienas dalykas. Antras dalykas, ekonomika. Ar jin yra pavaldi tautiniam kažkokim tai etniniam, sakant, ne. Pinigas yra tarptautinis toks instrumentas tvarkyti santykius materialinius tarp... Jo, bet nesakykit, vat, pavyzdžiui... Ne, palaukit, aš dėsiu, jūs pasakysit man panosis, su mielu noriu, aš klausysiu jūsų, bet noriu savo argumentus paremti. Ekonomika, matot, kaip filosofas aš užsiimu tokį kokybinį filosofiją. Mes pašnekėsim apie šitą, jūs, aš žinau, norit žinoti ir aš pasakosiu, kas tai yra. Čia yra visai naujoviški dalykai, labai įdomi, labai sudėtingi, bet labai daug atskleidyti tų, kaip sakant, dėsningumų, kurie vyksta ne tik materialiniam pasauliu, bet ir visuomeniniam, ir dvasiniam, nujungiam metafiziką į fiziką. Man tas pavyko padaryti ir aš žinau, kaip tą padariau. Nu, čia kitą kartą. Bet noriu pasakyti, kad ekonomika čia yra skaičių žaidimai, ypač dabartiniai ekonomiks, kur jie maklevoja skaičiais. Mes, kai šnekėsime apie žydus, aš pasakysiu, kaip tai veikia viskas, aš žinau, puikiai. Bet aš niekad negaliu sutapatinti ekonomiką su etniniais dalykais. Nors gali man pasakyti, kad, sakysim, nu, arabai ir žydai nevalgo mėsos kiaulinos. Reiškia, ten negali būti mėsa gaminama jau tam tikrą apribojimą ekonominiam srity, kad, reiškia, mes neprekiausim kiaulieną. Ir taip toliau. Gal yra kitų, nu, sakysim, šitie ponai indai, šitie, kurie tiki šitą gurų ir šitie, kaip jau vadinasi, jums. Du brahmanai ten. Jie negali valgyti mėsos, negali užmušti. Čia irgi gali tam tik, bet ekonomika dabartinė, mokslinė, techninė, fizinė, remianti materialinė, jie negali būti tokie. Dabar tai taip, bet mes kalbam apie senus laikus. Ir čia vat labai parodomasis yra, kad susijęs su etiniais dalykais Lietuvos tarpukario istorija. Kai Smetona skatino lietuvius užsiimti prekybą ir kai jiems auginti. Jiems gėda būdavo prekiautinai čia žydai, o jiems gėda būdavo lietuviams. Skatino verslininkystės. Gėda, negėda, bet atsiprašau, Lietuva, tarpukario Lietuva buvo žydų valstybė su lietuviška iškaba. Čia mano toks yra supratimas ir aš niekur nuo jo neįsiu. Aš šitą puikiai žinau, kodėl sakau šitą. Na gerai, tai jau vis tiek turim vynioti pabaigą. Tai aš noriu eiti į pabaigą, mes per daug šnekėjom, aš suprantu jūsų. Vot čia, sakysim, buvo uždrausta, reiškia, lenkų kalba šnekėti ir rašyti, kai buvo sukėlimas Lenkų 1863 metų šito Muravjovo grafo. Kurį vadina dabar Koriku. Jo, bet tas Korikas, atsiprašau, jis panaikino Kalinausko ir Sirakausko šitos veikėjus, kurie 2,5 tūkstančių žmonių paprastų, kurie sėdėjo ant savo trovos. Taikių gyventojų, kitaip sakant. Taikių, jis ten draskė buvo, žandarmai viešatėlį buvo tokia apraiška. Palauk, o kodėl jūs reikėjo galabyti tos žmonės? Lenkų, reiškia, mafija, masonai, jam lėpė, čia masonų viskas darbas buvo. Prancūzų, anglų, prancūzų. Nu, mes kai šnekėsim tarpukario istoriją, jeigu jūs norėsite. Bet čia itin svarbu, o čia dabar didvyriais padaryti Kalinauskas. Jis iš vis nėra baltarusas. Čia kas išgalvoja šitą mitą, tai jeigu eina su juo kažkur pasivaikščioti. Bet ne mums čia nekabina jėga. Jis yra Lenkų labai tokius, nusmulkusios, reiškia, šlėktos, reiškia, giminti. Bet jis ne baltarusas.
Sirakauskis, nu tai pavardė Sirakovskis. Tai bet kodėl jie galabijo tos žmonės nekaltus, vat, už ką? Dėl religijos. Antanas Mackevičius irgi buvo kunigas, kuris, reiškia, ne tą religiją, jūs pravoslavai, kodėl jūs turite turėti, reiškia, mūsų katalikų bažnyčią, tiesiog jūs, nu, tas pats, kas buvo. Vienu žodžiu, galabijo taikius gyventojus, baugindami, kodėl jie pravoslavai. Nu, ten motyvai galėjo būti, kaip žinot, visada. Bandytis yra bandytis, jeigu pavalgyti, reikia išgerti. Neduoda taktų, taip toliau, ir dar ką nori. Privartauja, muša ir užmuša. O jeigu duoda, tai gal ir apsieina be šito. Bet sakau, čia yra žmonės tamsi, gali viską ir jie kur. Kalinauskas veikia čia į Baltarusijos pusę, o Sirakovskis už Kauno ten į viršų, ten veikia jau šitą. Iš tos pusės. Nu ir jie, reiškia, tai ką, jis Titas Muravjovas, kuris labai nemėgstamas Lietuvoje, kažkodėl tai. O dar vienas mifas dabar griausiu. Jis kreipėsi į Aleksandrą II ir sako, mes turim atskirti tos artajėlius lietuvius, žemaičius ir visą kitą. Jis ir kaip pavadina pirmasius litvinai litovcai savo rusiškų tekstą. Litovcai. Königsberge jos vadina lietuvninkai. Mažoji Lietuva, lietuvninkai. Ten nebuvo tos, reiškia, litovcai, lietuviai. Litovcai čia iš rusų kalbos eina šitą formą. Tai noriu pasakyti, kad, reiškia, jis paprašė ir buvo, reiškia, atidaryti Veiverose, čia už Kauno į Mariampolius pusę, reiškia, buvo atidaryti pirmieji lietuvių kalbos dėstytojų kursai ir pirmieji mokyklos lietuvių kalba. Tai čia Muravjovas. Muravjovas, jo. Galiu pasakyti net datą. Jis prieš mirtį jau faktiškai anksčiau kreipėsi, bet tik taip kažporą ten 3 ar mėnesį prieš jo mirtį buvo leista atidaryti, nu caras viską tvarkė. Ir 1866 metais, o čia dėl datos, ar 15-25 rugpjūčio, o čia dėl datos, gal 15, buvo atidarytas, reiškia, šitas lietuviška, reiškia, gimnazija mokytojams ir mokykla, reiškia, lietuvių kalba. Taip, tai ir korikas jis buvo, tai kitaip tariant, jis bandytų žudikus korė. Jis turėjo kaip gubernatorius pasirašyti teismo, reiškia, verdiktą. Taip. O teismas prieš tai padaryti verdiktą turbūt kvietė, kiek tu ten? Nugalabinai. Ir dėl šito ir buvo 120, jeigu aš neklystu, kažkur tai mirties, reiškia, bausmė. Jo, Pakariant. Jo. Jis, reiškia, amnestavo, iš tikrųjų buvo užmušta kažkur tai 60 tik tai iš jų, aš taip, bet ne visi, ten pusė beveik buvo. Visi kiti buvo į Sibirą, reiškia, išvesti ir ten labai gerai paskui gyveno, išėjo ir tapo gerai. Bet man neadekvatu vis tiek, jeigu 2,5 tūkstančio žmonių nugalabijo ir toks tai Anais čiasais, kai nebuvo pistoletų faktiškai, nebuvo... Pjovė, darė viską, tagi nebuvo tų priemonių, kai pach ir nuėjo iš šoną, niekas tave nedomina. Tai iš esmės galima net archyvose ras, pavyzdžiui, teismo, pavyzdžiui, liudijimus ten. Taip. Turėtų būti. Turėtų būti ir man atrodo jie yra. Nu, mes žinom, biškai artesnė istorija. Nesuinteresuoti ieškoti. 25 000 buvo nužudyti, bet jie didvyrai, kurie nužudė po tais metais. Na, aš nenoriu čia šitą. Nu jo, čia įdomi labai versija. Čia ne versija, čia yra dokumentais paremta šitą. Pas mane draugas yra, dirba šitoj srity. Ir jis man dokumentus siuntė, ir aš skaičiau juos, aš matau. Yra į mano, reiškia, žurnalę, kurį aš vedžiau, reiškia, ROK, internet žurnalizmas uždarytas, aišku, rusofobiška ta banga paveikė į mane, mūsų nuskriaudė, uždarė mūsų žurnalą, bet per, praeitais metais uždarė, per 14 metų buvo tame žurnale įspausdinta virš 1000, reiškia, straipsnių, kurie lietė Lietuvos istoriją, filosofiją, kultūrą ir viską, ką aš čia šnekėjau, čia yra perėjo per mane ir aš turėjau visą šitą forminti, iliustruoti ir spausdinti. Čia milžiniškas kapitalas, jis yra sukauptas, yra guli archyvas, aš žinau kaip ką, bet žmonės, kurie galvoja, kad čia viską galima bus nutilėti, čia yra labai naivi žmonės, mūsų elektroniniam informaciniam, reiškia, pasaulio dabar, čia yra
Tai gerai, mes artėjam jau prie 20 amžiaus. Tai va, tai mes baigėm to, kad reiškia, jis neleido lenkiškai rašyti, lenkiškai, nu, tu aš jums parodysiu, buvo... Muravjovas. Va, žiūrėkit, buvo išleista 66 metai, jeigu aš neklystu, čia rusiškom kirilica rašyta lietuvių kalba knyga. Baranauskas, šitą Baranauskas rašė knygas, leido tą, šitą Žemaitė rašė tą kalbą, lietuvių kalba kirilica. Ir kai buvo, reiškia, padarytas tas alfabetas, kurį mes sakėm 1921 metais, lietuviškas, grinas, su nosiniam, su visai ilgu, tai 1904 metais Nikolajus II, prašau, leiskit savo lotynų šitą alfabetą, savo knygas ir buvo. Jokio draudimo lietuviškos kalbos nebuvo. Čia yra didžiulis mitas, kurie varė kažkokie tai jėgos, kurie sakė, kad lietuvis va tai paėmė ir pradėjo spausti. Kaip tik priešingai. Smetona, Baranauskas, mūsų šitas Basanavičius. Šitie visi veikėjai ten, kurie tvarkė visą ir ten daug jų buvo. Jiegi pagrindė, baigė Maskvos, Peterburgo, Kijevo, Permės, Būga. Nu, visi, aš žinau, vienas tik tai austro-vengrai mokėsi, o visi kiti rusų aukštasis mokyklas baigė. Ir atėjo čia ir buvo jauno lietuviai, kurie... Ir Jablonskis tas pats. Ir Jablonskis, teisingai. Vot, prašau, čia viskas yra... Vot Aušra, čia buvo leista, reiškia, Königsberge. Matot, čia Aušra buvo rašyta lenkiško alfabete. CZ, čia yra. Čia lenkiško alfabeto, bet buvo uždrausta po šito leisti. Ir knygnešiai nešiojo latino arba lenkų kalba rašytas. Nu, čia Lenkija bandė daryti savo įtaką, masonai lenkų. Tai o šito reikia žinoti, čia ne taip viskas paprastai, kaip čia, žinot, paišo mums, kad lietuvių rusai tokie, kad tik tai sudraskyti priešingai. Kai čia atėjo rusai, Lietuva išklestėjo. Iš 2,5 milijonų, kurie buvo po karą likę gyventi čia, po antrojo pasaulinį karą, kai Lietuvai į savo nepriklausomybę, mes turėjom jau Lietuvoje 3,8 piliečių vietinių. Jo, bet man įdomu, pavyzdžiui, Sierakausko, Kalinausko ta istorija arba kunigo... Sierakauskas buvo generalinio štabo oficeris, jis faktiškai išdavystę padarė. Tai aš suprantu, jeigu kautynės vyktų tarp carinės Rusijos ir Lenkijos, bet pavyzdžiui, ašgi šitą istoriją mokinogi tarybiniais laikais ir jie neaiškino, nesakė... Ne, tarybiniais laikais, matot, aš jums pasakysiu vieną dalyką. Buvo šitie istorikai, bet kame reikalas? Jie nežinojo lietuvių kalbos, jie nežinojo Lenkijos kalbos. O kad žinot šitą visą mūsų šitą teritoriją, peripetijas, o jos labai toks nepaprasti, sudėtingi ir labai tokie, jie iš savo taško, iš ten žiūrėjo, iš Maskvos. Viskas gerai, bet neužtekdavo faktų, žinot, kaip sako jėzuitai, aš turiu jėzuitišką išsilavinimą Varšuvos universitete. Djaval kроется... Velniai slepiasi smulkmenos. Bravo. Gerai, Valerijau, tai gal mes šiandien šitą temą įvadą, gal sekantį kartą padarysim tada jau tarpukaris, maždaug revoliucija, tarpukaris. Jo, gerai, jeigu jūs norite su milu noru, aš galiu daug pasakyti, aš daug žinau. Gerai, tai kas mūsų žiūrėjot, pavargot, nepavargot, kelis kartus galėsit peržiūrėti, pulkit, padėkit man, atspirti. Visų pirma, tegul užduoda klausimus. Va! Sekantį kartą atsakysim. Pareikalaukit dokumentų, kas ginčysis. Ne, žinot, aš dabar neturiu prieimo prie archyvų. Logika, svarbiausia logika. Bet kas pas mane yra sukaupta, aš noriu pasakyti vieną dalyką. Kai pas mane darė kratę dėl Paleckio bylos, pas mane ir kompiuterį atėmė, ir atėmė flešką didžiulį gigabaitinį. O pas mane ten buvo ir filosofiniai darbai, ir skaičiavimai, matematiniai, ir istoriniai šaltiniai visi, reiškia, įvesti. Daug jie mane prarado, bet šiek tiek aš gretimuose vietose laikiau, šiek tiek išliko. Bet sakau, man kai ką aš turėjau atstatyti netaip lengva. Taigi, duokit, kelkit klausimus, rašykit komentarus, nes naudokimės proga, kol Valerijus Ivanovas yra kol čia sėdi. Ačiū Jums labai, Valerijau, tada. Man irgi malonu buvo su Jumis pašnekėti, temas yra labai rimtos. Ir aš, kaip galėjau, rimtai atsakinėjau jos remiantis dokumentais. Ačiū. Iki kito karto.